Sveiki susirinkę į 40 laidą. Tiesą sakant, net su nepatogu, nes neatsimenu, kuri. 40 laidų. Wow. Baliau. Dar 10 ir bus pusė 100 ir bus jau, taip sakant, labai rimta. Aš šiaip, man sunku patikėti, kad mes tiek ištempim. Čia dėl ko? Nes dėl, ką žinau, užsispyrimas matyt. Ai. Ir jūsų palaikymas. Komitinom tiesiog, žinai, ir tiek, ir viskas. Ir mums labai smagu, kad jūs mus žiūrit, kad komentuojat, kad pasidalinat, kad vertinat ir kad nesubscribinat. Ne, ką. Pasubscribinkit, kas nepasubscribinė. Labai malonu bus. Taip. Jau beveik 900 ir liks tik tai 100 iki 1000. Taip. Tai va, tai jo, sveikinam atvykus į 40 jubiliejinę laidą ir šiandien turėsime 2 filmus, Amateur ir Sinners. Taip, 2 pagrindiniai filmai. Jo. Apie kuriuos kalbėsim. Kaip ir žadėjom, vienas iš jų bus Sinneriai, Nusidėjėliai. Jo, tai manau, nieko mes čia neviniojam per ilgai. Galime eiti į naujienas. Jo, ir galim startuot su naujienom. Tu turi paruošęs čia kažką rimto. Ne, tai tiesiog, kas buvo per tas pastarąsias 2 savaitės. Jo, tai šiaip, ką norėjau pasakyti, tai turim tokį core castą naujam Hunger Games'ų prequel. Nu. Tai žodžiu, Josephas Zada bus jaunasis Haymitchas, nes prequelas bus apie Haymitchą. Taip. Kaip jisai, žodžiu, iškilo, kaip jis laimėjo savo tas žaidynės ir panašiai. Ir Whitney Pick bus Lenore Dove. Tai čia, kaip suprantu, Haymitcho kažkokia moteris, mergina, žmona, nežinau, kadangi pavardė ne Haymitchas. Jo, tai tikriausiai, kad mergina tiesiog. Jo, ir planuojamas išleisti lapkričio 20 kitų metų. Taip, 26. Nežinau, tai turim ten ir daugiau castę, man atrodo, gal dabar patvirtinti 5 ar 6 pagrindiniai. Daugiau nieko dar neturim. Tai ir apskritai apie filmą nelabai dar yra ką, tik tai žinom, kad istorija bus apie Haymitchą realiai. Šiaip man tas, vat šnekant apie Hunger Games, tą prequelą, tu žiūrėjai tą apie Snow? Čia prieš metus ar prieš pusantrų buvo? Ne. Neatsim, kaip jisai vadinasi. Aš žinau. Tai, aš supratau, kad aš prequelų žmogus esu. Man patinka tas, kaip atsirado, kodėl, kokią arką, žinai. Nes realiai buvo labai pakankamai ilgas filmas, man atrodo, 2,5 valandos ir visas Snow arka, tipo, kaip jisai iš paprasto tokio bičiuko, žinai, na, aišku, jis ten visgi buvo iš elitinės mokyklos, ten viskas, žinai, bet taip ta visa arka nupiešta, kaip jis patapo tokiu, negaliu sakyti blogų žmogum, bet blogų žmogum, žinai. Tokiu labai egocentrišku į valdžią palinkusių prezidentų. Ar kas jis ten buvo? Prezidentas. Prezidentas, taip. Valdovas. Tai va, žodžiu. Tai matysim. Haymitcho istorija bus gana kitokia, manau, bet vis tiek įdomu. Ir man vis dar smagu, kad jie vysto tą Hunger Games'ų. Man tai nei šilta, nei šalta. Aš nesu didelis bado žaidinių fanas. Kadangi niekad gyvenime nemėgau Gerai aktorė, bet man Lawrence niekados nebuvo parduodantis vardas. Jinai nėra Max aštrus peilis, aš tai pasakysiu, bet... Bet tai buvo ten laikotarpis, kai jinai buvo ant mega bangos, kai jinai 2 metus iš eilės, man atrodo, Oscarą laimėjo ir taip toliau, žinai, bet man niekad nežavėjo nei jos gebėjimas vaidinti, nei jos personažai, nei jinai pati. Tai... Tiesą sakant, pritarčiau tau truputėlį, kad... Ir kadangi tai buvo, tai man ir pati bado žaidinių istorija tokia. Na, tipo, viskas ten gerai, bet... Matai, aš ne dėl jos žiūriu. Man pats pasaulis ir pats šiaip, nu, tipo, visata ta, žinai, Hunger Games'ų. Tiesiog įdomi. Kaip ir, pavyzdžiui, Twilight'as. Patys žinom, kokie aktoriai, patys žinom, kaip vaidino. Net, Pattisonas zaibys aktorius, jisai dabar labai gerai ir Stewart dabar gerai vaidina, žinai. Bet imant tą pačią pradžią, ten prastai. Ten labai blogai. Bet tu myli dėl to, nes... Ne, tu myli. Gerai, aš myliu dėl to, nes Twilight'as, žinai. Tiesiog, aš įsijungiu, man komfortas yra. Man zaibys, tipo. Mes drinking game darėm, dabar aš neatsimenu tiksliai, bet man atrodo, kai jinai padaryta tą savo firminį, tą pasitrūkčiojimą, tai tekilo šotą, žinai.
Labai. Prisigerėt? Antro filmo gal 10 minučių ištraukėm. A, jūs 2 filmus? Ne, tai iki antro traukėm, šį planas buvo žiūrėti. Visus? Visus. Okay. Tai va, žodžiu, tokios naujienos. Nenukrypstant per daug. Jo, tai Hunger Games fanai, stay tuned, kitų metų rudenį turėsim dar vieną filmą. Jo. O aš nežinau, šiaip Pala užbaigė, ne tavęs reikia klausti, nežinau, jeigu neseki, tai ten ta visa Hunger Games saga užsibaigė ar ne? Nu taip, tai dabar prequelus rašo autoriai. Ok, nes aš galvoju, žinai, būna, lieka vienas filmas ir pradeda prequelus, kol dar, žinai, nesugalvoja, kaip užbaigti. Buvo 3 knygos, 4 filmai. Nu, ten paskutinė buvo iš 2 dalių, paskutinis filmas. Ir tada prequelai atsirado. Cool, gerai. Alrighty, tai viena iš naujienų yra, kad Godzilla prieš Kongą pradedama filmuoti 3. Trečia ar 303? Godzilla X Kong 3, sakykim taip. Nu, sakykim. Nu, gerai. Ja, tai žodžiu, pradėjo filmuoti, daro tai Australijai. Filmas 27 turėtų pasirodyti. Nu, žodžiu, ten ir ką veikti, turbūt tos visus monstrus padaryti su efektais. Tai yra ką veikti, bet vat, nu, turim tą. Nesijaudino nei kiek, nu, važiuojam toliau. Ką dar turim? Išėjo naujas Predatoriaus, arba tiksliau Grobuonės filmo traileris. Teaseris, gal labiau, taip, minutės trukmės. Predator Badlands vadinasi, jisai pasirodys, jeigu neklystų, spalio mėnesį, arba lapkritį. Nesu dar konkrečiai tikras. Berods, kad lapkritį. Ir vat išėjo pirmas traileris, pirmas žvilgsnis į istoriją. Ir visai įdomus žvilgsnis, nes režisierius yra tas pats, kuris darė Prey, prieš tai buvusi filmą. Tas, kuris buvo tiesiog straight to streaming, bet ten gavosi, kad jisai išėjo pandemijos laikotarpiu ir dėl to jisai buvo tiesiog į streamingą iš karto, Disney Plus atsirado, Hulu, jeigu taip tiksliau. Ir pasakojo apie kažkurios genties indėnę merginą, kuri kovojo su Grobuoniu. Jeigu taip imi tokį buką premisą, tai labai kvailai atrodo, kad, žinai, kelių šimtų metų senumo ten Grobuonės iš esmės, kaip čia, genetiškai sukurtas medžioti, tas alfa predator, žinai, iš esmės stoja prieš, nežinau, kokią 16 ir pralaimi. Bet jeigu žiūri filmą ir normaliai viską pradeda suprasti, tai šiaip tikrai gerai įdomiai įtraukianti istoriją. Ir kadangi tas pats režisierius, jisai vėl grįžta su kiek kitokiu žvilgsniu ir šitas filmas bus apie jauną Grobuonį, sakykim taip. Pasirodo, nes aš dabar pradėjau daugiau domėtis Grobuonim. Grobuonis yra, nu, tipo, jis nėra, vat, gimė ir atsirado iš karto, žinai, ultra karys. Jo. Nu, tai yra kastos lygiai jų, nu, ten yra underdeveloped, overdeveloped, blooded ir taip toliau, ir ten iki elderių, žinai, jau tenais. Okay. Tai elderiai jau ten tipo top tie. Elitiniai, jo. Okay. Ir gali būt, kad šitam filme bus ir vienas iš tų elderių, nes vienas iš Grobuonių yra su baltais dredais, ne su juodais, nu, tokiais sidabriniais, gal nesakyčiau, nu, toks kaip žilas plaukas, žinai, būtų. Bet tas jaunas, jisai, nu, tipo, yra atstumtasis, nu, tokia, žinai, istorija, kad jis turi užsitarnauti savo kelią ir ranką. Roninas, žiūrėjau. Basically. Ir jisai yra toks nebaisiai didesnis negu žmogus, smulkaus sudėjimo, toks, žinai, dar, nu, toks visiškai niekas. Jaunas, šiaip Grobuonis iš principo gyvena, kiek, kaip supratau, ten ne 100 metų, gali ir 1000 mečius gyventi, žinai, nu, tai yra, nu, galinga jėga, sakykime, ir labai ilgai gyvenantis. Ir čia, aš kaip supratau, jisai bus labai jaunas. Ir jis susijungia, nu, ne, dirba kartu su žmogum, ir tą žmogų vaidina Elle Fanning, kuri iš esmės yra iš tos korporacijos, iš svetimo pasaulio. Meaning, kad dabar jau yra tas vadinamasis canon, kad iš tikrųjų tas Alien vs. Predator nėra kažkoks side kvailas projektas merges, kurio buvo kažkada, o iš tikrųjų Grobuonis ir svetimas egzistuoja vienoje visatoje. Okay. Tas yra labai fainai, nes yra sujungiamos dvi mega didelės siaubo, nu, fantastinės siaubo franšizės. Ir man tai visai įdomu bus, kaip galbūt atsiras xenomorfų tenais ir visų kitų, žinai. Tai vat žiūrėsim, kas ten bus, bet man visai sukėlė expectations, aš visai laukiu.
Tai, čia toks esminis dalykas. Tas traileris, jisai, sakau, minutės gal trukmės, bet, vis tiek yra įdomu. Pasirodė vėlgi dar vienas pirmas traileris Wednesday serialo. Ir galima buvo pasižiūrėti, ką maždaug galima tikėtis iš antro sezono. Man labai akivaizdu, kad jisai bus dar labiau creepy už pirmą. Nes, man atrodo, fanai reikalavo šitą, ar ne? Gali būt. Bet esmė yra, kad aš, pavyzdžiui, mano asmeninė tokia, kaip, negaliu sakyti, kad tai yra baimė, bet man vienas iš tokių labiausiai nepatinkančių dalykų iš principo yra klounai, yra lėlės. Ne tos lėlės, kurias mes matom, ten pliušiniai žaisliukai ar dar kažkas. Tos porcelianinės. Bet tos porcelianinės, tos medinės arba pilvakalbės lėlės. Nahui. Šlikštu ir nejauku ir kraupu ir čianai, supranti, žiūriu aš tą trailerį ir matau, ten sėdi lėlės sustatytos prie stalo ir jos taip atsisuka ir akis užsiverčia, žinai, fuck me. Yeah. Ir ten kraujuoja kažkaip ten juodai iš akių šitą Wednesday ir panašiai, ten matosi, kad tikrai eis labiau į kraupesnį dalyką. Bet bus tik tokinių dainų, ar ne? Esu visiškai to tikras. Yeah. Nes tai yra populiarioji kultūra, žinai, tai... Dar viena naujiena, kas mane tikrai labai nudžiugino, tai buvo toksai kažkada filmas Ready or Not, aš tiksliai nepasakysiu, kaip lietuviškai vadinasi. Ready or Not. Bet buvo istorija apie tai, kad atsiveža bičas paną vestuvėms pas jį į hatoj, jis ten tipo turtingas, o pasirodo šeima, tenais yra psichai ir jie bando ir žaidžia slėpynių žaidimą. Ai, čia prieš kelis metus buvo išėję. Su Samara Weaving. Ir bus antra dalis, kuri vadinsis Ready or Not, Here I Come. Labai originalu. Žiauriai. Bet labai fainai, kad tęsia tą istoriją, nes man jinai belekai patiko. Man tas filmas buvo toks, netikėtai įdomus. Jis toks tokio, žinai, humoristinis siaubo. Taip. Siaubo komedija. Jo, kažkas tokio. Tai tas labai, good. Kas dar čia pasirodė? Buvo, aišku, pilnas Jameso, toks labiau gal žvilgsnis į Jameso Gunno Supermaną buvo išėję per Supermano dieną, kur ten buvo su šitais aktoriais viskas apkalbama ir daugiau gal parodoma tokių užkadrinių visų dalykų. Tada vėl tam pasirodė tam tikri kadrai su Pedro Pascaliu, kuris vaidins Mandalorianietyje ir Grogų filmas bus Mandalorianą. Ir dabar jau yra pirmas kadras su juo kostiume Mandaloriano, žinai, tai visai gerai atrodo. Aš labai žinau šitos franšizės esu atitolęs. Tai... Aš irgi, man Star Wars'ai visiškai negrojo, aš Mandalorianą esu matęs, nors visi sako, kad tai nėra net Star Wars'ų visatai, bet galima žiūrėti tiesiog kaip side projektą ir jisai nelabai baisiai susijęs su tuo. Tai galbūt ir suteiksiu šansą, bet aš nesu fanas Star Wars'ų, už tai man labai sunku įeiti tą. Jo. Vėlgi esu matęs visus filmus, bet man nežavi, aš žiūrėjau iš reikalo. Manęs Star Wars'ai kartais buvo nuripinti, nupizinta idėja nuo kopos. Ne? Čia kaip pasižiūrės. Ok. Aš klausiu, ar... Man atrodo, yra kaltinimų tuo. Tai taip. Tai Love, Death and Robots. Love, Death and Robots, jo. Mes, man atrodo, praeitą kartą kalbėjom, kad išėjo teaseris ir dabar išėjo pilnas traileris 4 sezono, kur yra kiekvienos serijos pavadinimas ir tada parodo, kokia yra animacija. Akivaizdu, kad turėsim vėl naujų animacijos stilių, naujų istorijų, bus ir live actionas supintas su animacija. Tokių labai fainai ir tokių įdomių sprendimų. Davidas Fincheris režisuos vieną seriją. Ta serija bus, jeigu gerai supratau, šitų marionečių, kaip marionetėm lėlėm, valdomas YouTube grupė ir fanai, bet tipo YouTube koncertas ir visi yra kaip marionetės, bet tai yra animacija. Per daug sunku man dabar čia sukompiliuoti šitą tavo informaciją. Ne, pamatysi tiesiog tą vizualiai. Bet šiaip labai įdomus konceptas. O visos kitos, aišku, animacijos ten. Aš jau matau savo favoritus. Viena serija bus apie Nabumo apyvokos prietaisus, kurie kalbant, bendrauja ten vos ne
tas oro gaivintuvas, nežinau kaip tam pasakyti, ir jis ten reaguoja į tai, kad nusiperžė, žinai, šeimininkas. Nu, it's stupid, bet matosi, kad bus ir juokingų, ir fainų, ir bus gladiatorių kovos žmonės prieš dinozaurų, žodžiu, nu visokių tokių fainų įdomių serialų. Nu, tiksliau, serijų seriale. Vakar mačiau dar šitą Neįmanomos misijos trailerį. Aš nežinau, čia man atrodo kitą aš mačiau. Aš kažkaip buvau dar kitokį žiūrėjęs. Vakar kine kitokį. Naujausias. Jo, naujausią mačiau. Tai visai cool. Visai gerai atrodo. Aišku. Senį aš tą trailerį peržiūrėjau, žinau, kokį 30 kartų. Nelabai ko skiriasi nuo praeitų trailerių. Tipo, jo, jis neria, jis skrenda ant lėktuvo sparno, jis ten bėga greitai. Kažkaip per daug negatyviai šitą vertinim, ponas, man atrodo, reikės bičių slepinti. Ne, nu tiesiog... Aš iš karto pasakau, aš man atrodo, ne kartą esu sakęs, aš esu mega fanas šitos. Žinau, aš nešiku, tipo, aš tiesiog suprantu, kad jie kuria fanam ir tiesiog gal nebėra tiek daug ką parodyti, žinai. Tai aš labai, tam, žinai, labai dviprasmiški jausmai, nes aš noriu, kad tie filmai niekados nesibaigtų. Iš kitos pusės suprantu, kad kažkada, jeigu tu nori nepatapti greitais ir įsiutusiais, reikia pabaigti. Tai jie jau patapo. 8 filmai, ne 11. Blet, kiek čia trūksta? Labai didelis skirtumas. Labai, blet, didelis skirtumas tarp greitų ir įsiutusių ir neįmanomos misijos. Čia neįmanoma misija su tęstinumu, ar čia toks nelabai? Taip, turi tęstinumą tarp filmų, ar vos netokios, kad, turi? Taip, tai yra viena istorija. Ir dabar ta istorija su šitų filmų jinai bus užrišta. Nu, ta prasme, viskas, kas vyko nuo pirmo filmo. Kaip fanas. Norintis, kad viskas baigtųsi laiku, ne per daug išspaudžiant, nenueinant į pievas. Jo. Aš sutinku, kad kažkas gali sakyti, kad jau seniai nuėjo į pievas. Bet man taip netrodo. Bet kaip fanas, kuris tikisi, kad viskas bus labai gerai užbaigta su fucking 3 valandų filmu. 2 valandas, kam 9 minutės? Beveik 3. Aš tikiuosi, kad per tas 3 valandas galiausiai užriš visą istoriją ir viskas pasibaigs. Ir tikiuosi, kad pasibaigs gerai ir bus įdomu ir smagu ir gera žiūrėti ir džiaugtis, kad franšizė, kuri trunka 30 metų, 8 filmai per 30 metų nėra tiek daug šiaip jau. Ne. Tai, kad ta franšizė pasibaigs ir galiausiai Tomui Kruzui nebereikės laužyti savo galūnių, žinai, kad jisai tus filmus padarytų. Jo. Kiek Kruzų metų šiaip? Šiam 5 kokie. Šiam 5? Ja. Galau sakysiu, norėjau sakyti ar Pam ir šiam. Ne, jau jam šiam seniai. Tai jis senis svaro, ta prasme, jo fizinė forma gerokai geresnė yra už mano. Nors jis už mane 2 vyresnis. Įtariu, kad ir už mano geresnė. Bet, žinai, kaip paskutiniam filme, ar prieš paskutiniam filme, tiesiog šokdamas nuo vieno stogo ant kito susilaužė kulkšnį ir jis tiesiog suprato, kad susilaužė ir varė, užlipo ant atbrailos ir nuėjo, prašlublavo pro kamerą ir tada tik tai, kai baigė kadrą, žinai, atsisuko ir paklausė operatorių maždaug, ar nufilmavai? Nes man jau reikia. Nes jau man reikia ligoninę, tai, tu supranti atsidavimą žmogaus. Jo. Kad jisai nepradėjo klikti, nukelkit, žinai, man pyzė. Ne, jisai tiesiog pabaigė kadrą ir tas vienintelis kadras ir yra filme. Nice. Tas kadras, kuriam jisai susilaužo koją. Šiaip stebint, labai cool yra žiūrėti viską, ką jisai daro. Tikrai, žiūrėjau trailerį, mane sudomino. Man tik tas faktas, kad, tai pasikartoja, bet, I guess, cool vis tiek. It's part of the franchise, turbūt, žinai, tai yra tiesiog tos istorijos dalis. Ir tai faktas, kad jisai darys visus įmanomus kaskalinius triukus. Labiausiai nurautus. Bet kai tu matai, kad jisai kabo ant lėktuvo šono ar ant lėktuvo sparno, tu žinai, kad jisai iš tikrųjų kabo ant lėktuvo sparno. Kad ten nėra padarytas iš konstrukcijos sparnas ir uždėtas green screenas. Jo, jisai tikrai skrido ir aš dar mačiau tą kadrą, kuris ant to geltono lėktuvo krūzninko sparnos yra prisikabinės ir jisai iš tikrųjų prisikabinės ir vėjo pasipriešinimas yra 140 mylių. Čia, kiek čia? Kartą pusantro. Koks 220 km per valandą. Jo, kažkas tokio. Toks vėjas tau hitina į veidą, man atrodo, nežinau kaip čia filmuoti. Aš nežinau kaip jis kvėpuoja, man, tipo... Jis sakė, kad nelabai buvo kaip ten kvėpuoti. Nes, tipo, tu važiuok ant šiam su mašina ir iškiš galvą pro langą ir tau bus sunku kvėpuoti, tipo, nes vėjas pučiai. Tai va, tai senukas turi parako konkrečiai. Ir aš tai tik tai galiu žavėti, žinai. Ir tai, kad jisai tą daro iš tikrųjų, ir daro ne tik jisai,
visus triukus daro visas tymas. Ir yra apmokymai specialiai visam tymui. Tai man tas irgi fainai, žinai, kad čionais tas pats su Asu Maveriku, kaip darė, ne? Nu, tipo, tai visi tie, kurie pilotai, tipo, buvo, jie irgi mokėsi ir irgi skraidė su naikintuvais, nu, ne tais gal kuriuose filmuose, bet tais mokomaisiais, skrydžiai, viskas, jie visą lygiai taip tą patį patyrė, žinai, ką ir Tomas Kruzas. Tai jis reikalauja ne tik iš savęs, bet ir iš kitų to tokio pasirengimo. Visai neblogas šiaip, nu, tipo, patirtis. Nu ir tu niekados nepasakysi Tomui Kruzui, ne, nes tada nedirbs prie filmo. Okay. Tai va, čia tas pats kaip Tomas Kruzas šiandien cirkus daro su savo premjera, bet ten neikime į detalės. Va, tai, nu jo, šiaip, sakau, aš tą trailerį žiūrėjau kokias 30 kartų, porą iš jų kine. Man užteko vieną, bet manau, kad tikrai nueisiu. Nu, tai kur tu dėsis, neturi? Kur tu dėsis, tikrai. Ja. Podcast'ui reikės. Taip, ar dar turim kažką? Nieko tokio labiau rimtesnio nėra, tai manau, kad... Ja. Kažkaip būna momentai, kad būna daug labai žinių vienu metu ir būna tiesiog savaičių, kai nieko nebūna. Ja. Ir viskas. Ir net matosi, žinai, šiaip tu paskaitai ten Screen Rantą ar ten Hollywood Reporterį ir tu matai, kad ten jie patys rašo tiesiog šūdą. Jo, nes nėra ką rašyti. Visiškas nesąmonės rašo, nes nėra apie ką parašyti, bet ten kažką ten žmona nusipirko rankinuką. O, blėt, kaip įdomu pisėt. Čia tas pas kaip pas mus apie žymybės rašo irgi, žinai. Jo. Nu, tai dabar trendina, Ja. Jessica. Ne, ta prasme, bičas negali su belia kokią kitokią moterim pakalbėti, tiesiog iš karto sparuoja. Anyway, prie paskutinio podcast'o grįžkim, gal vienas paraginimas, hebra, jeigu netyčia praleidot, siūlau įsijungti, žinau, kad pamiršę, kad Velykos paleidom per Velykas ir biškai pridusęs toks buvo. Jo, nu, akivaizdžiai... Nepataikėm. Normalu, kad žmonėm tiesiog... Šventės geras oras. Šeima yra svarbiau negu podcastai. Jo. Tai jeigu netyčia praleidot, įsijunkit. Jo, nesupyksim. Apie Minecraftą šnekėjom ir apie ką dar? Electric State. State, tai Minecraftas ir Electric State praeitame epizode. Šiaip visai cool epizodas man... Toks visai smagiai gavas. Patiko, toks pozityvus... Ne pozityvus, jo, biškas stumyklas atidaryta buvo. Pozityvus. Stengiamės išlikti, kiek galima pozityvesni su pakankamai šunais filmais. Bandėm išžiūrėti grožį ir gėrį netgi ten, kur jo galbūt nėra. Ja. Tai ir šiaip daug naujienų buvo. Bet šūdo pilimo netrūko, galiu tiek pasakyti. Ja. Tai įsijunkit, pasiklausykit. Nu ir va, tai pereisiu greit per komentarus, gal nes vis tiek jų buvo. Aš manau, gal ten, jeigu yra kažkokių gražių žodžių, tai gal paliekam tipo savo, o ten labiau į klausimus arba kažką tokio. Tai čia šiaip tiesiog rekomendacija mums turbūt. Lukas rašo Friday Night Lights serialą, pabandykit, gal prikabins, man visiškai nostalgija. Buvau matęs keletą sezonų vaikystėje, personažai labai stiprus, dramų ir įtampos netrūksta. Esi matęs? Nu, aš irgi ne. Gal reiks pabandyti. Pasižiūrėti bent jau apie ką. Trailerį. Trailerį įsijungsim, jo. Donatas mūsų. Donatas. Aš ačiū, tradiciškai ačiū už gerus žodžius. Iš čia rašė, už jokius pinigus nežiūrėsiu kine, nors norėčiau. Pilna salė pamplių, kurie šūkojo, laksto, rėkojo, tikrai ne man. Užsienio kino salėse pasens turbūt pusę dienos valytis reikia. Jo, kas darosi po Minecraft seansų, tai yra ten pizdės. Aš taip džiaugiuosi, kad pas mus šitas šūdas neatėjo, sakau. Jo, aš mačiau ten, kur tipo chicken jockey ir tiesiog visi popkornus metai priekį. Ir ne tik gėrimus, ten ta prasme. Aš mačiau, kad į skryną paleido žalę slushį, žinai, ir paskui kino teatras, žinai, kas pasakė, nesustabdė seansą, neiškvietė policijos, niekas sakė, nahu, žiūrėkit dabar. Jo, teisingai. Su šitu vafliu ant ekrano ir žiūrėkit filmą. Ir maladės. Ne, aš mačiau, tipo, yra žmonės, kurie kelia, ta prasme, kai tu turi pusę valandos išvalyti salę prieš kitą seansą, o ten, ta prasme, tai popkornų jų, ir ten atrodo, kad, žinai, viršui stovėjo popkornų mašina ir tiesiog kepė ją. Nu, žiauru. Šiaip žmonės neįsivaizduoja, kaip sudėtinga yra išvalyti kino ekraną. Tu žinai? Žinau. Aš žinau. Ten tu su skudurėliu negali jo išvalyti.
Tai nėra standartinis tiesiog Nes siena nuvalyti. skudaras užtemptas. Tai, tai yra technologija. Ne taip paprasta viskas yra. Tai, žodžiu, reikia ir specialios įrangos, reikia specialių valymo priemonių ir ten yra košmaras. Jeigu kils kada nors idėja, net apspjauti ekraną, nedarykit, blėt, nes nečiau. Jo, kažkam padarys labai blogą dieną, kam reikės nuvalyti. Arba, kol pastebės kino darbuotojai, kažkam reikės žiūrėti su jūsų vafliais. Vafliais, ant ekrano. Žodžiu, nedarykit taip. Ir aš šiaip džiaugiuosi, kad dar iki mūsų nedėjo ta kultūra. Ja. Ok, chicken jockey, ten visi šaukia. Taip. Cool, gerai. Reaguot salė yra gerai. Viskas tvarkoj, bet, mest viską, ką turi, nu, čia toks, žinai, amerikiečiai, žinai. Bet jautos, be supratingumo. Kas įly rašo? Minėjot, kad nori peržiūrėti Reacher serialą, tad galbūt pridės motyvacijos tas dalykas, kad šiaip, mano nuomonė, kas sezonų serialas vis prastėja ir labiausiai verta pažiūrėti tik pirmą sezoną. Nežinau, ar pridės motyvacijos ar atims. Jo, čia kažkaip, man atrodo, turėtų kaip tik atim motyvaciją. Nes tas, kur vieną sezoną žiūrėt, toks, tai neverta, nes pirmam sezonui neužsibaigs viskas. Jo, nu tai va, sako, antrasis sezonas pusė velnio tikrai, tad jeigu patiks pirmas, manau, turėtų patikti ir antras, o per trečią tikrai norėjęs, kad greičiau baigtųsi. Jo, nu. Ai, nėra tęstinumo tipo. Ai, nėra tęstinumo. Mini spoiler, kad kiekvienas sezonas yra vis apie kažką kitą ir tęstinumo iš praeitų sezonų beveik ir nėra. Tai... Okei, tai gal tada dar galima vieną sezoną pasižiūrėti. Pabandyti. Bet dabar, kaip sakant, pas mane yra tiek toks listas, kad čia tikrai ne prioritetas. Noriu pamatyti tikrai, bet tikrai ne prioritetas. Nu ir paskutinis komentaras, tai dėl Superman Sneak Peek. Šarūnas Kalvaitis, irgi mūsų senas jau bičiulis. Yra daug red flag, kad filmas bus blogas. Nepasiduočiau šitai. Prateskite. Bet tikiuosi, kad ne. Jeigu įdėmiai žiūrėjo, tikiuosi šio nebus toks kvailas, kaip parodyt. Šuo nebus toks kvailas, kaip parodyta. Šuo jaučia, kaip jo šeimininkas sužeistas, o čia jis tik tiek, kad net nepajuda. Šiaip šitoj vietoj sutikčiau. Šunys... Nu, tu turi šunį ar ne? Neturi tu šunis. Aš šunis neturiu, bet aš esu turėjęs, tai viskas turiu. Aš pastebėjau, kad mano šuo, kai dar gyvenau su tėvais, ta prasme, jeigu tau yra liūdna, arba bloga nuotaika, arba tu esi piktas, jis iš tiesų jaučia ir jis ateina pas tave, atsisėda tipo ir guli, žinai, ir būna su tavim toks. Tai aš šitoj vietoj pritariu, ta prasme, šunys jaučia, kad šeimininkui blogai yra. Ir ypač, kai jis guli, bet paslikas negali pajudėti. Ir nešokinėja. Nu jo, man tas gal irgi iškėlė klaustuką. Bet nesikabinčiau šitoj vietoj tipo tik dėl to. Nes pats Jamesas Gunnas pasakė, kad jisai tą šunį... Nori padaryti kaip savo. Jo. Nu, tipo... Jo šuo irgi durnelis, tai gal ir čia kažkiek tai bus to, žinai. Nu, bet aišku, turim pamatyti filmą prieš tą. Toliau robotai. Vienas jau pasakė, mes neturime emocijų, iškart kitas robotas išreiškė emociją. O, jis į mane pažiūrėjo. Kažkas tokio. Aš dabar nebeatsimenu jau to fakto, bet kostiumas vis tiek atrodo kaip iš komikono. Turėtų būti vaikams draugiškas kostiumas, kaip gan pats sakė, bet come on. Suaugęs vyras laksto su apatiniais ir kraujai trykšta. Per daug perkrautas veikėjais, kova su kaidžiu. Labai tikiuosi, kad filmas bus bent jau geras. Tai dėl kostiumo. Iš trailerio labai sunku sakyti ir iš to. Jo, bet dėl kostiumo. Asmeniškai man. Kaip žmogui, kuris nemėgsta Supermano kaip superherojus. Nes stupid. Bet. Aš visai žiūriu pozityviai į šitą, kadangi žvilgsnis yra iš tos tradicinės Supermano pusės, kad jisai neša viltį. Iš principo. Nu, bendraja prasme, globalia prasme. Jisai yra tas toks alevos negėrio įsikūnijimas ir jis turi nusileis prieš jo kritikus, prieš visą kitą, žinai, kad atneštų kažkokią viltį ir į geresnį pasaulį, geresnį rytojų. Tam reikia pozityvesnio, neniūraus, kaip Snyderio buvo Man of Steel, ir aš šiuo atveju jau nešiku, dėl to, kad Man of Steel man visai nieko buvo. Ir Cavillas, kaip Supermanas, man patiko. Bet šičia aš taip jaučiu, žinai, kad tai yra visiškai kitokia kryptis. Ir ta kryptis ateina iš komiksų. Ir labai gerai, nes Jamesas Gunnas geba atkurti komiksų atmosferą, geba perteikti komiksų veikėjus ir aš manau, kad mums reikia išlaukti, kol pasirodys filmas prieš kritikuojant filmą ir neinant jį. Reikia jį įvertinti. Ir šiuo atveju, kadangi tai yra visos franšizės pradžia,
Tai yra naujos visatos DC pradžia. Nu, reikia palaikyti, nes mes nebegausim tada kitų gerų projektų. Jo, bet čia toks, nu čia neatsiejama filmo dalis, kodėl leidžia trailerius, kodėl leidžia teaserius, kad žmonės šnekėtų. Ir nesvarbu, ar tu pili šūdą, ar tu gražiai šnekėtų. Jo, aš ir skleidžiasi žinia. Tai toks, tai ant visų filmų visada stumia ir visada randa prie ko prisikabinti. Tai... Žinai, visą laiką visi sako, kad, nu ne visą laiką visi, bet yra labai daug istorijoje buvę įvykių, kai žmonės sako, čia šūdas, čia nesąmonė, čia kažkoks naunėjimas, čia tas atrodo blogai, čia danas atrodo blogai, žinai, lygiai taip pat, kai buvo Toro filmas ir kastino Hemsworthas su Hiddleston. Jo. Toro ir Lokio vaidmenį ir čia visi portalai rašė, čia nais kažkokius naunėjimus paėmė, čia šūdas, žinai. Kol neprilimpa ir dabar tu neįsivaizduoji Toro be Hemswortho. Tai vis... Exactly. Tas pats su Iron Manu. Kas čia per nesąmonę, žinai, čia kažkoks naunėjimas Jonas Favreau, žinai, daro, režisuoja filmą, čia Marvelis skreipina statinės dugną, čia jis pasiėmė narkomaną, alkoholiką, nusikaltelį, žinai, pagrindinį vaidmenį, žinai, ten, nieks neįsivaizduoja Marvelio visatos be Iron Mano, be Tonio Starko kaip Roberto Downey jaunesnio ir be Jono Favreau indėlio apskritai į kino istoriją. Žinai. Tai reikia tiesiog sulaukti ir pasižiūrėti. Ir... Mes iš prigimties esam pakankamai kritiški ir konservatyvūs. Yeah. Ir mums labai sunku yra, ypač jeigu imtum bendruomenę kaip vieną vienetą, tai bendruomenė yra labai sunku priimti pasikeitimą. Taip. Ir kažką naujo. Faktas. Bet tada dažniausiai tu iš to naujo kažką gauni dar daugiau ir dar geriau. Bet su kitu pasikeitimu tau vėl sunku. Nu, tai ir nieko naujo. Reikia tikėtis, kad šitas bus geras pasikeitimas ir kad bus gerai ir kad žmonės, tiesiog svarbiausia, kad nebūtų taip, kaip buvo su Flashu. Kai visi nuėjo, pamatė tą pirmąją versiją. Blėt Flashas. Ir tada visas internetas, ten visi influenceriai, visi kontento kūrėjai, ten režisieriai, blėt, kaip gleizno, čia pizda, geriausias visų laikų superherojų filmas. Aš žiūriu tą filmą. Kokią tu pirmą versiją šneki? Tas, tipo, ne tai, kad test screeningas, bet tie, kur buvo jau ten realiai kontentų kūrėjom. Okay. Ten, nežinau, mėno prieš filmą realiai. Jiems mokėjo, ne? Aš nežinau. Negali būti, kad visiems buvo, negali būti, kad niekas nepastebėjo to, ką visi žmonės pastebėjo, kurie žiūrėjo. Nežinau, arba tenais buvo su ta viltim, kad suprant, nes būna kaip jeigu iki filmo premjeras yra mėno, tai dar nebūtinai filmas bus pabaigtas. Ir tu, kai matai efektus, tai jie nebūtinai dar galutiniai būna, žinai. Jo. Ir, pavyzdžiui, net ir pas mus kartais būna peržiūros, apie kurias aš negaliu kalbėti. Ir aš, pavyzdžiui, esu matęs dabar vieną filmą, kuris išeis birželio mėnesį, aš žiūrėjau dar prieš mėnesį kažkur tai. Jo. Be muzikos, be nieko. Muzika yra, bet nėra efektų sudėta, tu matai 3D renderius. Okay. Ir yra, tokie, labai, tu matai istoriją fainą, žinai, bet, efektai dar yra sunku dar matyti bendrą vaizdą, jo. Ir tu į ateitį su avansu eini ir tu sakai, gerai, aфиgenai atrodo, viskas cool, žinai. Bet tu neįvertinai su Flashu kalbant, neįvertinai to fakto, kad efektai nepagerėjo. Jo. Ir jie buvo siaubingi. Galutinė versija buvo tragiška. Ten paskui bandė taisyti, studija siuntė papildomas kopijas, keitė, tipo tą keitė jau naujų, bet tu jau nebepataisysi to... Žodis jau pasklido, kaip sakant. Jo, ne žmonės pasižiūrėjo ir visi sako, kad krepas ir tada gali susivalgyti tos 300 milijonų nuostolio ir judėti toliau, žinai. Tai... Bet grįžtant prie Supermano. Ja. Ir aš pilnai suprantu, kodėl tu jo nemėgsti ir aš pats nesu didelis fanas, nes man toks jausmas, žinai, superherojai yra cool, bet cool, kol jie turi vieną supergalę, arba jie patys pasidarė superherojais, taip kaip Iron Maną turim, turim ten Captain America, čia kita istorija, bet žodžiu. Bet kai yra Supermanas, kuris skraido, kuris ekstra stiprus, ten, nežinau, taip. Kurio, ta prasme, gynyba, ta prasme, kūnas ten, blėt, iš plieno vos ne, Man of Steel, kuris šaudo lazerį iš akių, kuris gyja extra greit, toks, kur, blėt, jūs tiesiog dievą padarėt. Tu jūs nepavadinot dievo žmogus. Tai va. Man nepatinka, kai per daug sukiši vieną. That's it.
Gali būti su tuo, man visą laiką jis atrodo tiesiog kvailas ir man tas faktas, kad, žinai, aš Superman. Žinai, labas Clarkai. Jo. Supermanas, žinai. Šitą pilnai suprantu taip. Bet, kalbant apie Jameso Gunną Supermaną, jeigu tu žiūri trailerį ir tu matai Clarką Kentą ir Supermaną, blet, tu skirtingi žmonės, žinai. Nuoširdžiai, aš dar galėčiau, žinai, taip reiktų primerkti akį, kad taip, žinai, jie atsiskiria. Ja. Tai va tas yra fainai, kad net ir trailerį tu matai, kaip jie juos atskiria, kad jisai gali savo slaptą tapatybę išlaikyti, būdamas su paprastais marškinukais, toksai, žinai, biški nerdas žurnalistas, toksai su ten garbanėlę nukritusią, žinai. Tai vat, man visai tas aspektas patiko. Kaidžių, jo, aš biški nelabai suprantu, iš kur atsirado ten trailerį, bet, again, jį parodo tiesiog, kad jisai egzistuoja. Ten net nerodo, kad ten didelė kova būtų, tiesiog, kad jisai ten spjauna liepsną kažkokią. Tai va. Kažką dar norėjau pasakyti ir dabar nebeatsimenu. Kažką tikrai, blet, norėjau. Mes iš komentaro atėjom. Tai tai, žodžiu. Tebūnė. Tai galim judėti, ne? Jo, tai... Okay. Aš manau, pradedam nuo amateur. Negali reikia su geresniu užbaigti. Davai. Ok. Tai vakar pasižiūrėjau, žinok, vėlai, vakare 9 valandą. Nes šiaip mažai sensus. Man atrodo, 2 sensai per dieną. Ne? Tai jis jau rodomas. 4 ir 9. Tai va, tai nuėjau į tą vakarinį filmas, vidutiniškai ilgas, kaip 2 valandos, net ne vidutiniškai. 2 valandas 12? Čiut virš 2, jo. Truputėlį virš 2. Aš net nežinau, kas dabar yra vidutinis filmas. Tikrai ne 1,5 valandos. Valanda PM, sakyčiau, yra vidutinis filmas dabar. Žodžiu, tai... tai yra veiksmo trileris. Šnipų trileris. Šnipų veiksmo trileris. Ok. O ten yra parašytas Spy prie filmą? Atsiprašau. Žodžiu, tai šiaip iš karto nieko neviniojant į vatą, tai filmas yra truputėlį aukščiau negu vidutinis veiksmo filmas. Kas kerino, tai aišku, kad Rami Malekas. Jo, vaidyba visiškai. Puikiai tikrai suvaidino. Bleba, jam žiauriai tinka autistą aitišniką vaidinti. Tokį... Aš nieko neįžeidinėjau, ta prasme, čianais tiesiog... Akivaizdžiai matėsi, bet jau minėjo, kad jo IQ yra 107. Taip, aš turiu galvoju, kad tas, kuris yra nepritapėlis prie žmos, yra aukštesnio intelekto, tiesiog jis yra kitaip pasaulį matantis žmogus ir jisai kitaip net numato viską dalykus taip, kaip nemato standartinis, sakykime, asmuo. Jo. Ir jisai čia aitišnikas yra, Mr. Robot, jisai irgi yra aitišnikas. Jis toks pats. Jaučiau tokį labai artimą tarp šitų, žinai. Ir gal būtent dėl to, kad jisai 3 ar 4 sezonus Mr. Robot vaidino ten tą, kur šią raidės koks jo vardas buvo. Nežinau, ne. Aš tiesą sakant, aš žiūrėjau gal... Nesvarbu, žodžiu, kad jisai vaidino Mr. Robot, tai jisai čia atsinešė tą savo bagažą, žinai, tą tokį žinių, gebėjimo pertikti personažą. Jo. Fantastiškai suvaidino. Jis toks nuolat panikoje, žinai, nuolat... Jo, tu matai, kad jisai labai išėjęs iš savo komforto zonos žmogus, žinai, ir labai daro daug dalykų, kurie nėra būdingi. Jo, tas, aš kaip ir agentūrai dirbu. Jo, bet aš nesigilinu. Bet aš ne tas, kur šaudo, žinai. Ir aš noriu atkeršyti už savo žmoną ir aš noriu pats jos nušauti, žinai. Ir visi taip... Ką tu nušausi? Nebejokauk, tai. Ką tu jokauji? Duoda pistiką, šauk man į krūtinę dabar. Jo, tai gal ne? Šiaip, jeigu taip trumpai apie istoriją, tai spoiler alert, čia jau net nebereikia sakyti, patys žinot, kad mes šnekam apie filmus ir nieko neslėpiam. Iškart spoilinam viską. Jo, iškart viską spoilinam. Tai istorija premisas pakankamai paprastas ir nekartą matytas. Žmona iškeliauja į užsienį, jisai lieka savo šaly, žmona paima kaip įkaitę ir nušauna. Ir jis, aišku, vedimas keršto, sielvarto, žinai, ir skausmo, tiesiog nori atkeršyti žmonėm, kadangi jis dirba ten, aš nežinau, kuris ten dirba. Ok. Kaip čia visi verčia, nesvarbu. Centrinė žvalgybos agentūra. Ok.
Tai turi prieimo prie daug duomenų. Ir jis dar yra šiaip analitikas, šifruotojas. Jo, dekripteris ten kažkaip. Dekripteris, ja. Nesupratau, bet kaip suprantu, ir developeris prie to pačio, nes ten, žodžiu. Kuria žvalgybinius, kaip čia, algoritmus. Žodžiu, viskas ten daro. Tai turi tikrai nemažą žinių bagažą ir turi prieimą prie daug sekimo įrangos ten ir panašiai, žinai. Nu ir, žodžiu, viso filmo tikslas yra atkeršyti tiem žmonėm, kurie nušojo jo žmoną. Viskas. Ja. Ir realiai visa filmo eiga tai yra jo arka. Tai yra jo šiftas iš to, koks jis buvo į tai, ko jis patapo. Ja. That's it. Ir tai jeigu taip labai trumpai. Daug labai nepasikeitė. O bet man tai mane nervavo, nes matėsi jo lūžiai, bet man trūko, ne tai, kad matėsi, kaip jisai pasikeitė, bet nesimatė lūžių kurioje vietoje. Gal taip aš noriu pasakyti. Taip. Nes vienu momentu jisai apsiverkė laikydamas pistoletą tam, neatsimenu jo vardą, žodžiu, mokytojui. Kur Lawrence'as Fishburnas vaidino beje. Jo. Tada matėsi, kaip jam buvo sunku išgyventi tą, kad nutrenkė mašiną tą moterį. Nors prieš tai jis ją realiai beveik uždusinęs jau buvo su žiedadulkėm. Whatever. Bet šiaip labai smart plan yra. Šiaip jo, ekstra. Nahui ten tas žmogiškumas jo suveikė ir jisai turėjo atidaryti. Kai jie pasakė, koks jo IQ, aš galvoju, okei, Hebra, dabar nepaslyskit. Nes jūs ką tik pasakėt, kad jo IQ yra gerokai virš Einšteino. Ten, top 5, man atrodo, žmonių IQ. 107 yra labai high tier, ta prasme, tik tai... Tai Einšteino kiek? 103 buvo, man atrodo, ne? 100. Jo, tai ar kiam 3? Nu, žodžiu. Esmė, kad top 5 per visą žmonijos istoriją, vos ne IQ, žinai. Tai ant šito buvo labai baisu, kad paslys, žinai, nes, nu, su tokio IQ žmogus turėtų outsmartinti beveik visus. Bet jie nepaslydo ir jis iš tiesų buvo labai protingas ir apipiso netgi mane. Oi, poroj vietų. Tai... Tam bare, tam, kur Tūlikas buvo, kur jisai į Tūliką jie pasijautė užpeistas ir tada išėjo maždaug, nu davai, išgeria malelio. Dar vienas dalykas. Šiek tiek nukrypstant, bet ir išliekant prie filmo. Kas mane labiausiai užpisa filmuose? Ateina bičas į barą ir sako, duok man alaus. Ir jam pist ir paduoda alaus tokio, kokį jis norėjo. Niekas neklausia kokio. Nu kas? Nu niekados niekas gyvenime nėra pasakę. Duok alaus ir nėra buvę, kad barmenas nesakytų kokio, blėt. Jo, debilė, mes turim 6 rūšys. Ar 106. Arba bent jau pasakyk, ar šviesos ar tamsus, aš parinksiu. Jo, kažką pasakyk, žinai. O čia atėjo ir sako, duok mums 2 Heinekeno. Taip, product placementas, bet konkrečiai pasakė, ko nori išgerti. Teisingai. Čia yra taip gerai. Aš tokį pasitenkinimą užfiksavau, nes man irgi užpisa, kai sako, pinta alaus. Na. Kokio? Nebent tu esi regular, žinai, bet čia nais Berlyne random kažkokiam. Visiškai random pirmą kartą atėjęs, žinai. Tai va, gerai, grįžtant tada prie to. Ant kiek smart yra. Kai tu matai, kad jisai išeina, nu, jisai visiškai į kampą įsprausta pelė, žinai, nu, tipo, ar katė, ar kažkas, tai nesvarbu, kas ten bebūtų. Ir tokioj situacijai tu išlaikai šaltą protą, kas jam irgi nebūdinga yra. Ir jis ateina, kalba ir tada sako, nu, va, dabar einam čia, tau pizza bus, žinai, ir sako, o, tai nebus pizza, nes turiu timerį ir jį tenai, žinai, Tūlikas išsprogsta. Man visada, žinai, tas faktas, kad, okei, tau reikėjo, nu, žinai, čia filmas, jie užtaimino būtent taip, kai pasibaigė pokalbis, žinai, taip. Tu niekada to nežinai, bet, nu, gestipo, aišku, jis galėjo padaryti timerių 5 sekundžių ir kai jau pakrypsta į tą pusę, gali tiesiog Čia, žinai, gali interpretuoti kaip nori. Bet mane didesnė pipiskė buvo, kai jie pradėjo versti jo namus, kai ištraukė abas plokštelę, kai nuėjo į barą, tarsi suvedė visus šitus dalykus, kad jisai 2 kartus buvo bare ir tipo, galėjo ten paslėpti kažką, nuvarė į barą, išsitraukė tą iš to jukebox mašiną. Jo, ten buvo šifras, jie išsišifravo ir aš taip norėjau, kad būtų eik nahui, užšifruotas, fuck you, tokį kažką. Ne, bet žodžiu, aš jau galvoju, kad ten jau pagavo. Jo, nes dažniausiai, jeigu būna, nu, ir tu tada suvedi, kas buvo prieš tai jisai sėdėjo bare, atsisuko ir pasižiūrėjo į tą jukeboxą ir jį tai parodo. Jeigu kažkokį tai daiktą parodo, jisai turi grįžti. Taip. Ir dažnai, va, tokių filmų, kurie pamiršta. Ir čia jo nepamiršo. Ir aš taip, nu, žiūrėk, rado, vis dėlto tenais buvo. Ir ta pasiva, va, čia va šitas va. Ir va dar toks, žinai. Nieko ten nėra. Nes šiaip, ta prasme, pakankamai smart tikrai buvo. Nu, išvedžioja visai gerai.
Ir iš pareigūnų pusės irgi buvo smart. Tipo, aš gyvenime nebūčiau suvedęs tokio dalyko, žinai. Nu, bet žodžiu. Tai, kur nuo ko mes čia nukrypom? Ai, kad smart bitches yra. Ja. Bet šiaip nukrypom tai nuo arkos pačios. Ok, tada jau sekantis buvo tas bitches, kur padarė sprogmenis. Irgi, outsmarted, viskas cool, bet tu pastebėjai jo šaltą veidą. Jisai stovi į tą bitchą žiūri, jisai laiko tą dangtį, kad nesusprogtų. Ir jis toks jaus, kad jis jau nieko nebejaučia. Jam jau nebeįdomu, kad jis sprogs. Bet čia yra biškai kitas dalykas, man atrodo. Vėlgi, gal aš klystu. Bet kai jį apmokė tas mokytojas daryti dalykus, vienintelė sritis, kur jisai tikrai jautėsi gerai ir užtikrintai, bombos. Buvo bombos. Ir jisai, atsėdo tukš, padarėm čia sprogmenį, žinai, tą improvised explosive device, žinai, IED. Sako, čia, žinai, atradom pagaliau sritį, kur tu geras. Ir jisai visą laiką yra užtikrintas. Vadinasi, ir ta bomba, kur tam buvo su to dangčiu padaryta, jisai žinojo, kokiu atstumu sprogs, kada jinai sprogs, kaip sprogs. Jo, bet aš kalbu apie faktą, kad tu to nužudysi žmogų. Nu jo, gailesčio jau nebebuvo. Tai toks, man asmeniškai buvo labai greitas shiftas. Gal buvo dėl to, kad jau jisai suprato, kad artėja link savo galutinio tikslo, žinai. Gal, nežinau. Kažkaip. Bet man, sakau, tokia arka buvo... Nu, gal ne iki galo aiški. Kažkokių trūko galbūt kertinių taškų, kur aš matyčiau, kodėl tu taip staigiai pasikeitei ir tau jau nebebaisu yra. Ir tau jau nėra širdgėlos nužudyti. Žinai, kas galėjo būti tas poveikis? Nes buvo tas jo partnerė, ta iš Turkijos, kur apsimetinėjo savo vyrą. Iš raidės. Ten kažkoks prancūziškas šifras. Inkuline. Ja. Šiaip, kalbant apie aktorę, labai buvo smagu pamatyti Katriona Belfai. Ar Belfe, ar nežinau. Iš kur tai žinai? Kas nežino šios moters? Aš irgi nežinau. Nežinai? Tai šiaip jinai vaidino Ford vs. Ferrari, nežinau, ar tu žiūrėjai. Mileso žmona buvo. Bet pagrindinė žvaigždė jinai yra Outlanderio. Nu tai makes sense. Jo, tai aš kažkaip jo tokiuose mainstreamuose nelabai daugiau esu ir matęs, bet man asmeniškai labai graži moteris buvo, tai nesitikėjau iš tiesų pamatyti visiškai. Kadangi aš ėjau net nežiūrėjęs trailerio, aš nežinau, kas bus. Net nežinau, apie ką filmas, tik žinau, kad veiks. Okay. Tai tas fainai, kad, pavyzdžiui, filmo traileris iš principo kaip ir papasakojo istoriją, išspoilina, kad mirė, bet tai reikėjo, žinai, išspoilina, kad mirė žmona ir kad jis ten vedamas keršto, žinai, daro dalykus. Jo. Parodė tą sprogimo mirtį, kas biški užpisa, nes ten vieną pagrindinių paskutinių mirčių, žinai. Jo, kai tu turi 3 mirtis ir pasirodai paskutinę, žinai, taip, žinai, bet žinai, kur galėjo būti lūžis, kai jisai po žmonos mirties galiausiai prisileido vieną žmogų. Jo, ir tai buvo kita moteris. Bet tai buvo kita moteris, bet man fainai dar buvo, kad jinai atėjo ir sako, aš nieko iš tavęs nenoriu, aš tiesiog noriu pajausti artumą žmogaus kito, žinai. Nu, jie tipo kartu atsigulė ir gulėjo. Ir man kinda visiškai suprantama buvo, nes ta moteris, aš kaip suprantu, 6 metus, man atrodo, slapstosi. Ar dar daugiau. Taip, 6 metus. Ir tu realiai 6 metus tu slapstaisi, reiškia, tu neturi jokio ryšių su kitu žmogum. Ja. Vienintelis ryšys buvo Rami. Taip. Kai jie bendraudo... Čarlis, Jo, tai va. Nu ir jie abudu atsigula, abudu pajaučia tą artumą, jam užsipildo kažkiek tai tas tuštumas po žmonos, žinai, jai užsipildo po vyro mirties, nu ir daugybės metų dar vienai buvimo. Jie kartu guli ir turbūt ta viena ramybės toks laisvės biški, ta akimirka, ir tada juos užtinka. Jie tada pradeda, šiaip fainė signalizacija, ta paukštukai. Bet kiek tu ten milijonas, bet tu paukštukai? Žinai, bet jie turbūt reaguoja. Jo, labai gerai jaučia, tiesiog. Ir viskas, ir juos užpuola, bando bėgti, nesigauna, ten karočią, aš taip ir nesupratau, ar mirė, ne? Greičiausiai potencialiai taip, galbūt manau, kad ne. Jo. Ir jisai praranda tą, saugumo, tokį... ramybės jausmą, žinai, ir tai galbūt ir buvo tas lūžis, kada jis jau maždaug, pizdon. Ja. Gali būti, iš tiesų.
Tai nebuvo labai akivaizdžiai parodyta, todėl čia aš tik tai spekuliuoju irgi, bet po to jau jisai buvo tikrai šiltesnis. Ne, gerai, kad palieka tokių momentų, kur tu iki galo ir nesupranti, ir tau leidžia interpretuoti ir tu supranti taip, kaip tu nori suprasti. Nes nebuvo kažkokios atsisveikinimo scenos, nebuvo parodyta, kad jinai išgyvena, bet nebuvo parodyta, kad jinai ir miršta. Ja, Tu gali suprasti, nes jinai buvo gerokai pašaukta, jinai, man atrodo, buvo be sąmonės. Taip. Tai nesuprasti, ar jinai mirus, ar ne. Ar jis jie bet ten gali paliko, būti ir išgyvena. ar ne, jo, toks, ar šitą filmą tęs toliau, ne, tikriausiai nemanau, kad ten yra kur pratęst. Nu, ne, visada yra Visą kur laiką pratęst, gali bet, sugalvoti, kur pratęst. tai va, žodžiu, paliko tokį momentą, tai ir nežinom, ar ten gyva ar ne. Bet tas su baseinu, O, tas tai geras. blemba labai geras. Toks vėlgi- Final Destination biški. Aha, ir man toksai, nu blemba, nu atsmartina vėl. Ta prasme, mokslas prieš ką čia, nežinau. Prieš raumenis. Jo. Brain versus muscle. Bet Jo. esmė, man patiko, kaip moksliškai jisai tą padarė. Jo. Ir kad tai buvo logiškai paaiškinta, kad pirmiausia, jisai pasižiūrėjo pristatomosius video, susirado brėžinius, išsiaiškino, kokią technologiją padaryta, kad tas baseinas kabo ore, žinai, ir, nu, jo, ten, nu, sunku labai jau jį tam pakenkti. Jo. Tada jisai sugalvojo, kaip su slėgiu, žinai, tą slėgį pašalint, kad stiklas nebebūtų toks tvirtas. Ir va tada, nu, o ne taip, kad aš padėjau bombikę ir dabar susprogo. Ne, tiesiog panaikinai Kažkas slėgį. Įdomiau. Ir fizika padarė savo darbą, žinai. Ir, nu, blet, nu, čia buvo Jo. nice. Tai va, sakau, labai džiaugiuosi, kad jie tą IQ ir palaikė visą Taip, laiką. taip, Ta prasme, kad nebuvo nueita lengviausių kelių, ten, žinai, galėjo tiesiog atsinešti, blėt, automatą ir suhujarinti, blėt, žinai, Ja. 100 kulkų per jį, žinai, ir viskas. Tai labai, labai paprasta. Bet buvo padaryti kažkas įdomiau ir buvo panaudotas jo protas, kas ir buvo pagrindinis key šito viso filmo. Ir kiekviena mirtis buvo išnaudojant smegenų galę, sakykim. Jo, taip. jo, Tai, kad pas astmininkę uždaroj kabinoj, žinai, įvarė žiedadulkių, čia šiaip labai genius. Max genius. Nes tau yra pirmiausiai, žinai, panika. Taip. Ir kai tu nori išgauti žmogaus informaciją, tau reikia arba kad jisai bijotų, arba kad jis panikuotų. Realiai. 2 dalykai. Tai čia kai tu pradedi dūst, manau, pakankamai nebloga panika prasideda. Ne, tik tai biškai nepaėjo planas. Jo, nes matyt, nu, irgi mokytas žmogus, tipo, yra, žinai, iškart ant gailesčio, nu, tipo, žinai, nuskaitė, nes jisai, please, tell me. Tipo, toksai, žinai, kur, tipo, matosi, kad tu esi desperatiškas ir kad tu jaučiu paleisi, jeigu aš paprašysiu, nu, tipo, pavaidinsiu. Tai man irgi patinka toks, kad tu jauti, kad tai yra tikra, žinai. Taip. Kažkoks iš jo tokia desperacija, jis nemoka, tai, nu, žinai, jis nemoka sukelt baimę ir išgauti, ko reikia, tuo pačiu jam gaila žmogaus, kuris to uždus, gal jis iš tiesų nežino, žinai, nu, vėlgi, Taip. Žmogaus minčių flow, daug minčių, manau, praeina, žinai, pro galvą tuo metu. Tai va, 2 su baseinu ir 3 su ta užminuota dėža. Jo. 4, aš galvau, tikrai jis jį nušaus. Aš irgi tikėjausi, kad nušaus, bet matai, buvo tas momentas, kad nušauti yra labai lengva, jaučiu. Žinai, tas, kad tu apmastai, kad gal tu geriau tiesiog pasidėk visą gyvenimą ir pamastyk. Kančia bus didesnė. Jo, pamastyk. Man fainai tai, kad vėl viskas suplanuota, tik tai labai suplanuota. Tik tai, tu man pasakyk, blėt, kad kuriuo momentu jisai sugebėjo nudriftinti tą laivą. Aš neužfiksavau. Kurį laivą? Tam buvo paaiškinta, kodėl tas laivas nuklydo nuo kurso ir įplaukė į vandenį Suomijos. Jisai sakė, kažkaip jis ten kaip siųstuvas kažkoks buvo ir per tipo, jo telefoną atėmė, bet laikrodžių ar kažko tai ten tų darbuotojų savo netėmė ir jisai gavosi kaip siųstu. Aš nesupratau, kodėl nuėjo iš šoną. Reiktų man, gal kažkada pasiaiškinti. Bet pointas, kad jisai sugalvojo kažkokį būdų, kaip nudriftint laivą iš šoną. Atsimenu šitą dialogą, bet man atrodo, čia ne apie nudriftinimą yra, o apskritai susiekimą, kur jis yra. Nu jo, bet jisai nudriftino laivą iš neutralių vandenų tam, kad Suomijos pajėgos ir Interpolas galėtų sulaikyti, nes jeigu neutraliuose vandenyse yra negali užimti laivą. Nu, kurią dieną, kai rodys, pasidomėk, man dabar įdomu. Dar kartelį reikės. Aš kažkaip praleidau, aš atsimu šitą dialogą, bet aš kažkaip irgi nepasigilinau, ką jis ten tiksliai šnekėjo. Tai va, tai visai, vėlgi, įdomus sprendimas. Vienintelis man liūdnas dalykas, kad tokį aktorių kaip Johną Berntalį, žino, kaip ten tarti pavardę,
Punisherį, kur vaidina. Kur tas buvo, kur pradžiai draugelis, kur sakė, atvaryk, sutvarkysi man kompą, žinai. Ir tada, kur pabaigoji. Berntalis, jo. Berntalis. Berntal, jo. Kažkaip ten, Jonas Berntalis. Žodžiu. Man labai buvo gaila, kad jį paėmė 3 minutėm. Bet, nu gerai, bet juokingiausia tai ten, kur buvo tam Rusinė tenais, kur dievuška. Šiaip 2 kofį. Jo, tas rusų akcentas žiaurus, bet netoks žiaurus kaip John Wick'e. Čia dar, tu šneka, gal taip ir yra, žinai, tu supranti, kad jisai moka rusiškai, bet... Nu, jis amerikonišką akcentą turi žoską. Ir visai tipo dar neblogai, tu supranti. Taisyklingai jisai pasakė. Pakankamai taip. Tai, kad labai jokingas. Nu, labai jokingas. Kas buvo John Wick'e? Nu, ten pizdėts yra. Taip pajuoka. Taip, kaip aš bandyčiau japoniškai šnekėti dabar. Nu, tai visai žiauru. Tai žodžiu, bet aš, žinai, 1 sekundę pagalvojau, kad jis čia už visko slepiasi. Kažkodėl man toks buvo. Kažkoks, tipo, tu čia taip... Aš tiesiog atvarė klausyk, blem, davai varom. Jo, varom, nedaryk nesąmonę. Taigi tu nieko nesugebint, ką čia darai, žinai, tu kompą eik patvarkyk. Jo, tai... Tai va, bendras jausmas man to paties filmo, tai toks, aš jau savo video esu sakė, va toks senų šnipų trilerių vibe, tokio, nu, senų tai ne 60-ųjų, bet tokio iš 2000-ųjų metų, žinai. Jo. Bornas, Jackas Ryanas, net ir kažkiek misijos neįmanomas yra elementų tokių, nu, tokių, žinai, yra, kur nėra gal absoliučiai netikra, bet biški netikra, bet tas vaibelės toks yra, žinai, tokių šnipų seno kirpimo trilerio tokio, tai, na, visai patiko, aš mėgstu šitą žanrą. Patinka šitie visi smart dalykai, man patinka Oceano filmai, tie smart apiplėšimai visokie, žinai, kažkokios strategijos, ten planavimas, darimas. Kiekvienas veiksmas turi logiką. Jo, tai vat, man dėl to visai neblogai sužiūrėjo. Imant, tipo, As Is filmą, tai, nu, sakau, aukščiau negu vidutinis, tipo, nėra, jis ten, kad labai kažko įspūdingas. Šedevras, tikrai ne kažkas, bet man, pavyzdžiui, buvo smagu, aš pritariu, kad jeigu tu vakare ateisi, gali būti, kad biškai pabos. Blemba, man žinai, kad labai finalas nuobodus buvo. Aš vat pačiam finale ir pradėjau kažkaip snūduriuot, nes... Jo, bet aš žinok, jau toks jau man buvo, kad, žinai, kur tipo, tu net nejauti. Mane prikelia jau tipo muzika. Ir aš toks, aš dar tik žiūrėjau. Aš net nepajaučiu, žinai. Tai porą kartų tokių buvo, nes labai ilgi dialogai buvo. Jis kai ten susėdo su šituo, to pagrindiniu jau... Taip. Blet, kai ten šnekėjo ilgai. Arba man tik taip atrodė, žinok. Bet ten toksai... Ir nieks nevyksta, tiesiog šneka. Ir noris kažkokio finalo, bet davai susimuškit, žinai. Kažką padarykit. Man, vat, vienas iš minusų filmo buvo tas, kad jisai... Aš suprantu, kad logiškai viskas vyko teisingai, seka yra gera, trukmė yra pakankamai normali. Jo. Bet biškai ištemptas buvo. Nu, vietom toks atrodo per ilgas. Jisai galėjo būti, nu, nežinau, 10 minučių gal trumpesnis vietom. Aš tai prieš to neprisipisnėjau. Ne, bet aš turiu galvoje, kad kilo jausmas, kad jisai yra per ilgas, nors jisai nebuvo per ilgas. Jis, man atrodo, kaip tik buvo normaliai, bet sukėlė tą tokį biškai galbūt per lėtas. Nu, tipo pabodo biškai. Gal šiek tiek soundtracko geresnio, gyvesnio norėjasi. Kažko daugiau, žinai, kad tu norėtum biškai labiau dėmesį. Bet bendraja pasme, man, sakau, lengvas šnipų trileris, kai tau norisi atsipalaiduoti, biškai gal kažkiek pagalvoti, žinai, įveda tą tokį galvojimą, bando apipist, kurioje vietoje ką padarys. Tau vis tiek galva veikia, bet ne tiek, kad jau tu tenais atsisėdęs, ten, žinai, nedribi, žinai, kaip tu bandai išsiaiškinti, kas vyksta. Tai ne, nu, taip pat, toks saugiai. Aš tik tikėjausi, kad to dėdės, kuris sėdėjo laive, kad bus laivas kaip laivas. Tai kažkokim sėdė... Žvejybinė barža kažkokia. Jo, kažkoks sėdė. Aš tikėjausi, žinai, kad, nu, tipo, nesitikėjau ten jachtos, blėt, multimilijonieriaus, bet, nu, tipo, bent jau, kad, tipo, gyvent būtų kaip... Jo, ten tiesiog žvejybinis laivas, man. Nu, realiai, ten, ta prasme, toks... Nu, baisus. Baisus laivas, metalo gabalas, realiai. Pasrūskus. Plaukiantis, tiesiog, žinai. Tai jeigu tu ten gyveni ir tu užsiimi, nu, tipo, juodai rinka ir tu ten samdomasis ir pakankamai gerai žinomas, tai tau turėtum pamokėti kažką, tai gal... Normalesnį turėtum. Kažką, biškai, gal bent žvejybinį, bet gal naujesnį, kokį nesurūdysą geldą, nu, bet nesvarbu, ne apie tai. Tai va. Tai va, žodžiu, apie Amateur, manau, tiek. Ai, dar pasakysiu tik tai vienas dalykas, kad žmona jo vaidino Rachel
Brosnahan, man atrodo? Nežinau šios pavardės. Rachel Brosnahan. Ir jinai vaidins Supermanę Lois Lane. Okay. Šitaip suvedam. Man tas, žinai, kas dar buvo labai buvo nuspėjamas tas skrydis su lėktuvu. Kai tik parodė tą lėktuvą, žinai, pačioj pradžioj. Tipo, kad jinai išskrenda? Kad jisai išskrenda. Pačiam gale. Žiūrėk, buvo taip. Parodė, pačioj pradžioj ten dėliojo dalis. Lėktuvą. Jo. Tada parodė, kai jam padovanojo tą lėktuvą. Aš buvau net pamiršęs. Tada jį padūkino, kad jisai bijo skrist. Ir kad jisai išskrido... Ir tada jisai išskrido. Žmonos palikimas. Jo, toks... Čia... Labai... Kai tik pamatai lėktuvą ir kai tik pamatai su žmona, kad sako, tipo, va, čia tau dovana, iškart supranti, kad pačiam galiais tikriausiai skris. Yeah. Dar kai jisai gavo tą kompasiuką iš to... Taip. Puzlės tos. Jo, tai tada supranti, kad, nu, tipo, for fact. O kažkodėl kai ta žmona išvarė, aš nežinau, kokie kys man tai pasakė, bet šitos gėlės nenuvys, kol aš dar grįšiu. Ir aš toks galvoju, ble, tu tikrai negrįši. Bet iš karto man pirma mintis, toks dalykas, aš nežinau, ar tipo, tiesiog gaunasi filmą nuskaityti, ar tiesiog man tokios kyla. Nu, mes jau pakankamai daug matėsim. Jaučiu, kažkoks yra tiesiog toksai, kur tu negrįši, jaučiu, jeigu tu tai pasakei. Jo, tai va, žodžiu. Nėra blogas. Ir dar tokie faktai iš vidinės šiaip pareigūnų pusės, kaip slepia dalykus. Taip. Ir kai neseniai buvo išėję čia visi tie dokumentai su amerikiečių tais visais, kad jie ten bandė superkarį padaryti, LSD šerdami žmonės. Nu, žodžiu. Tai tu supranti, kad, nu, tipo, iš realaus gyvenimo, žinai. Taip. Tai vat. Važiuojam su Sinners. Gana čia apie amateur. Bet prieš tai pasidarom pertraukėlę ir sugrįšim. Ok. Ponios ir ponai. Nu ką, nusidėjėliai. Sinners. Ryano Kuglerio filmas. Pasidariau net arbatėlės. Reikia čia arbatos. Nu, čia spilda tį, žinai. Blėta, seniai autofokusas. Tai pohoj, jeigu būna tas autofokusas. Okay. Atsiprašau už keiksmus. Nekirpsiu. Aš sakiau, kad aš būsiu kitoks žmogus ir aš nesikeiksiu, bet aš matau, kad aš negaliu be to gyventi. Tai va. Sinners, nusidėjėliai. Filmas vertas 5 žvaigždučių. Aš buvau įvertinęs 4,5. Čia sėdėdamas pakeičiu 5. Jo, aš taip dar pagalvojau po filmo, galvojau gal 4,5, bet paskui galvojom, kad iš tikrųjų mes net į vieną konsensusą sueinam, kad tai tikrai yra geriausias 25 metų filmas. Iki dabar. Nežinau, bet ar kažkas turi potencialą permušti. Nežinomumų, bet apskritai kaip idėja, kaip muzika, score, nu ta prasme viskas. Ar gali susidėti vieną ir geresnis būti? Nežinau. Filmų dar 8 mėnesiai. Dar labai daug filmų, taip. Tai sulauksim tikrai daug filmų, tai reikės pasižiūrėti, kiek tų 5 žvaigždučių bus per šitus metus, bet šitas tikrai vertas to. Ir istorija yra tiesiog fantastiška, veikėjai yra fantastiški, viskas yra sudėliota, nu tiesiog wow. Taip. Ir turim pagrindinį veikėją, kuris vaidina 2 brolius. Michaelas B. Jordanas vaidina 2 brolius, Smauką ir Steką. Ir apie juos dalinai jie yra vieni iš pagrindinių filmo veikėjų. Aišku, jie reklamuojami kaip pagrindiniai. Jo. Čia galima būtų turbūt pasiginčyti, bet esmė, kad nu va, turim kokybišką filmą su tuo, kas yra pasakojama. Tai vėlgi, Smaukas ir Stekas, jie grįžta iš Čikagos, jie buvo gangsteriai ten, prieš tai buvo Pirmam pasauliniam kare, taip galim suprasti. Ir jie sumasto savo gimtajam krašte įkurti senoji lentpjūviai barą juodaodžiams, kad jie turėtų kur pasilinksminti. Jo. Čia sakau, kad vienas žmogus man komentaras rašė, kad ten jau nebe vergyja ir taip, 1864 jinai buvo panaikinta, bet realiai juodaodžiai yra atskirti nuo visų. Čia Mississippi deltoje jie renka medvilnę ir už tai gauna feikinius pinigus, kuriais paskui ten išsikeičia į produktus. Nu tai kaip ir iš principo tai yra... Nu, tai yra pinigai. Vis tiek vergai. Tai ir vis tiek vergai. Tavo Maikas labai arti. Maks arti. Va, atsiprašau. Čiut. Jie yra, nu, va tokie. Ir jo vis tiek nieks jų nemėgsta. Yra whites only ir ten tada blacks. Tai prasme, visiškai yra bendruomenės. Taip, yra juodųjų bendruomenė, kuri nepriima baltaodžių ir yra baltaodžių bendruomenė, kuri nepriima juodaodžių. Nu, toks, well. Ir žodžiu, yra keli azijiečiai. Hebrytė grįžta ir pradeda sukti savo versliuką čia. Nusipirka iš baltaodžio
Labai keista, bet kadangi pasiūlo didelę, labai gerą kainą, jam parduoda, jie nusipirka senąją lempivę ir ten sugalvoja įkurti klubelį. Paskui paaiškėjo, kodėl jisai pardavė tą lentpjūvę. Bet nesminis. Bet prieisim iki šito. Žodžiu, spoiler alert, hebra bus tikrai. Žodžiu, taip, ir surinkinėja muzikantus, surinkinėja, daro plakatą, ar čia kaip čia pasakyti? Švieslentės ten visokios, kažkokias ten Medlentės. Jo, žodžiu. Turi savo pusbrolį, kuris puikiai groja gitarą ir netgi pačioj pradžiai filmo buvo toks premisas, kad yra žmonės, kurie taip puikiai, taip, ta prasme, gerai groja, kad jie sušaukia dvasias ir iš praeities, ir iš ateities. Yeah. Tai va, realiai ant šito premiso ir ėjo visas šitas vampyrų dalykas, kaip jie atsirado ir kodėl. Tai kodėl nes jisai prišaukė visus, ir gerus, ir blogus, iš principo, tiesiog viską aplinkui save. Ir vienas toks įdomus pastebėjimas yra, kad visą laiką baltaodžiai laikė, kad bliuzas, kuris yra pagrindinis šito filmo akcentas, yra šėtono muzika. Jo. Ir jisai technikai prisikviečia šėtoną, žinai. Į savo namus. Nu, ne namus į tą vietą, bet vis tiek. Nu ir iš tikrųjų labai fainai, labai įspūdinga ta viena scena, kuri ir tą mitologinį motyvą ir įveda. Mes turim afigieną vienu kadru nufilmuotą sceną, per kurią man tiesiog šiurpas, aš visas net pradžiai dar taip, žinai, įeina į tą sceną ir tu matai chaosą, kuris visas vyksta tenais. Ir ten toks chaosas, kad tu matai nuo senų Afrikos genčių šamanų šokių prie laužo. Primityvios muzikos su būgnu, tiesiog bum, žinai. Jo, iki didžėjų. Iki elektrinės gitaros. Pimpas su elektrinė gitara. Iki tverkinančių moterų. Ta prasme, tu viską, ta muzika subūrė tiesiog visas šimtmečius kartu juodaodžių kultūros. Jo, tai labai graži, labai tokia stipri ir istoriškai svarbi scena. Pakankamai tikslinė, gal sakyčiau, tam tikri motyvai, žinai. Ir šiaip labai fainai, nes matosi, kad filmui yra skirta tiek daug atidumo detalėms. Režisierius taip kūrė šį originalų filmą, nes tai yra originalus filmas. Tai yra absoliučiai originalus scenarijaus ir paskutinis, kuris tiek surinko ir uždirbo ir nebuvo paremtas knyga ten. Ar tęsinys, ar dar kažko buvo 2019 metais iš kito juodaodžio režisieriaus, tai buvo Jordano Peele As. Tai, akivaizdu, kad tie filmai, jie turi savyje labai stiprų traukimą iš žmonių, trauką iš žmonių, žinai. Pirmiausia, tai yra įdomu, nes labai ilgą laiką tiesiog niekam neįdomu buvo, žinai, ir atsiranda režisieriai, kurie pateikė įdomiai tas istorijas, kurios yra svarbios, pavyzdžiui, juodaodžio kultūroje, ne? Jo. Ir man tikrai labai, pavyzdžiui, įdomu buvo žiūrėti ir kaip jie įtraukia, kaip jie pagrindžia net ir baltaodės merginos, kurią vaidina Hailey Steinfeld, žinai, egzistavimą toj kultūroje. Ir tuo pačiu, iš kur atsiranda azijiečiai, tu pradedi domėtis, kaip, ta prasme, tau papildomai sukelia paskatos ieškoti atsakymų į visus matomus dalykus ir jie visi yra, tikslus. Net ir su tais pačiais azijiečiais iš tikrųjų buvo, kai panaikino vergyją, ką darė vergvaldžiai, jie tiesiog vežėsi visus azijiečius, kad užimtų juodaodžių vietą, bet tada taip gavosi, kad jų nepavyko vergais paversti. Jo, ir tada jie tiesiog ten liko. Ir jie ten tiesiog liko, pradėjo savo verslus ir tie verslai jie aptarnaudavo juodaodžius, nes baltaodžiai nepriimdavo jų į savo parduotuvės. Tai va, tai tada tie azijiečiai tiesiog asimiliavosi į tą kultūrą ir Misisipės deltoj, pavyzdžiui, nebuvo latino amerikiečių. Arba buvo labai mažai, bet iš principo visai kitam regione jie buvo. Ir pavyzdžiui, žmonės dabar lygina iš esmės, kad tai yra nuo Sutemos iki Aušrų filmas, nes ten jis irgi labai... Ten vienintelis toks stiprus latino amerikiečių filmas apie vampyrus. Ir tipo, čia labai akivaizdžiai įkvėpė tas filmas Ryaną Cooglerį ir kodėl jisai nepaėmė latino amerikiečių. Todėl, kad jisai darė pakankamai tiksliai istoriškai, žinai, filmą ir jų nebuvo tenais. Tai koks tolkas imt, žinai. Ir tai va, tai žodžiu, visą laiką atsiras tų, kurie yra nepatenkinti. Čia toks leitmotyvas biškai nukrypstant, bet esmė, kad pats filmas, ta pati istorija, žinai, jinai pinasi per kelis skirtingas pusės, per kelis skirtingus personažus. Tai yra
Man ypatingai patiko tuo, kaip Michaelas B. Jordanas sugebėjo sukurti 2 kardinaliai skirtingus personažus. Ta prasme, visiškai skirtingi. Ir tu net matai, atrodo, net iš veidų skiriasi. Grinai. Ir vieną dalyką, kurį pastebėjau, ir paskui dar patikslino žmonės internete, aišku, bet iš karto mačiau tą, žinai, steikas, jo. Tas, kuris visą laiką juokiasi, visą laiką šypsojasi, visą laiką geros nuotaikos, visą laiką visko pasitikį daro, varo, toks, žinai, visą laiką su motivacija buvo daryti, ten netikina smauką, žinai, daryti ten tą barą, žinai, nu viską, žodžiu, jisai tenais vedamoji ta grandis. O smaukas yra būtent tas, kuris yra negatyvus, kuris visą laiką mato blogiausius dalykus, visą laiką niekuo nepasitikė. Ir čia greičiausiai yra trauma iš karo, bet jis ir nuo pat vaikystės tenais, kai tėvas tenais jo buvo, ir jisai filmo metu, man atrodo, 1 ar 2 kartus nusišypsojo. Visą laiką jisai yra susiraukęs. Gal ne tai, kas susiraukęs, tiesiog rimtas, jo. Rimto veido. Arba cigariuką rūko, arba dar kažką, žinai, daro. Ir filmo pabaigoje buvo labai įdomus faktas, kurio aš kaip ir užfiksavau, tik nelabai supratau, kodėl. Pameni, kaip jisai atsisėdo ten jau po visos nakties, tipo, cigaretės suktis? Jo. Ir rankos, va tai va kratasi, žinai. Ir niekaip nesusisuko tos cigaretės. Jo. Ir tada kažkas vėlgi internete ištraukė tą faktą, kad tai greičiausiai yra karo trauma. Jo. Ir jisai jis turi tos kratulius, žinai, jisai negali susisukti tiesiog fiziškai. Dėl to viso filmo metu, jeigu jisai rūkydavo, tai kažkas tą cigaretę jam arba davė, arba susuko. Pavyzdžiui, tai, kas jam visą laiką cigariukus duodavo. Cigariukus, jo. Jo, ir pabaigoje jisai niekaip nesusisuko, tada visus nahui šaudė. Ir pasimetė. Ir sako, gal turi parūkyti, žinai, tam paskutiniam, pačių. Tas davė cigaretę, prisidegė ir maždaug ir all good. Jo, tai jeigu dar einant iki to, jo. Kaip atsirado vampyrai. Jo. Tai pasirodo, jie jau buvo ir jie buvo ten N metų, kaip supratau, ir jų, ta prasme, niekaip neišsinaikina, bet tie indėnai, jie jos gaudo. Aš bent jau kaip suprantu, ta prasme, kad jų užduotis realiai. Tai žodžiu, vienas vampyras paspruko ir pasiprašė pas kitus žmonės į svečius. Aš kaip suprantu, čia yra kažkokie vampyrų panetkės kažkokios, ne? Tipo, kad tu negali užeiti, kol tavęs nepakviečia. Man šitas dalykas buvo fainas, nes aš nesu visiškai tikras, kurioje vietoje šitas dalykas atsirado. Bet jis irgi prašė, kad jį įsileistų pačioje pirmai pradžiai. Ne, jie pasiema tą vampyrų mitologijos dalį, kad vampyras nepakviestas negali patekti į patalpą, į namus. Šitas dalykas, man atrodo, jeigu neklystu, buvo vampyrų dienoraščiuose, šitas tikram kraujyje seriale buvo, bet kur kitur buvo? Ar jisai buvo Drakulai? Nes Nosferatu tai tikrai nebuvo. Ne. Ir aš neatsimenu, ar Drakulai buvo. Ir negaliu tiksliai pasakyti, bet faktas, kad šitas dalykas apie... Ir man buvo fainai, kad šitą įvedė, žinai? Jo, nes labai daug dadėjo. Taip. Nes jeigu būtų tiesiog visi sušokiai tą chatą, tai būtų neįdomu, žinai. Jo, o čia nais tipo, nu tai davai, įleisi, nu davai, užeik. Ir toksai savotiškas gaunasi pasitikrinimas, žinai, nes jie realiai tave bando palenkti tą pusę, kad tu įleistum, žinai. Toks, žodžiu, tai vienas tas vampyras, kuris pabėgo nuo indėnų, pasiprašė į triobą, perkando gerklės 2 kitiem vampyram. Nu, tarsi, realiai nužudė 2 kitus žmonės ir kai juos nužudo, jie patampa vampyrais ir kloja pasaulį, kol jų kažkas nors neišlaisvina. Tai neišlaisvina, kol su basliu, blėt, ne... O vampyrai neveikia su sidabriniam kulkom, ar čia kažkam kitam veikia? Veikia? Jo, bet jie neturėjo, man atrodo. Jo. Tiesiog, bet galvoju, ar čia kažkam kitam šitas. Tai žodžiu. Ir tam, toj lempivei, tam jau dabar, sakykime, klubelį, kurį padarė tie broliai. Tas vyksta vakarėlis ir prisišaukė, ta prasme, muzika buvo ant tiek gera, kad prisišaukė netgi ir blogis ir tie vampyrai tiesiog, jie atėjo ten. Jie atėjo ir pasiprašė užeiti į vidų, ką vampyrai ir visą laiką nori padaryti, bet problema, kad jie buvo baltaodžiai ir Smaukis, ne? Jo. Buvo labai priešiškas šitam. Sako, eikit, na. Jo, tipo, mums čia nereikia jūsų. Mums čia jūsų nereikia. Ir tuo metu ir buvo tas momentas, kai jie užgynė tą baltodę merginą. Tipo, kodėl jinai čia yra, o kodėl mes negalime. Nes jinai yra, jo, tipo, šeimos narys, nesvarbu, tipo. Nes jos mama priėmė Smaukį su Steiku, kai jie buvo vaikai, iš principo ir užaugino. Jo, tai va.
Žodžiu. Nu, ir jų neįleido, jie išėjo. Bet problema tame, kad visi juodaodžiai mokėjo tais plantacijų pinigais. Yeah. Nu, ir jie yra, nu, beverčiai. Beverčiai realiai. O tie baltodžiai vampyrai, jie pasiūlė, man atrodo, Pinigų. Jie dar nerodė ko, bet jie sakė, kad mes, žodžiu, Mes turim šaibus. turim, žodžiu, ką išleisti. Ne. Okay. Ir jie tada sako, nu, fuck it, tipo, pizdu pasiimam, tai bent jau neminusuosim ten. Ir nuėjo ta mergina baltodė jų pasiimti. Taip. Grįžta ta mergička. Ir man irgi toks buvo labai keistas dalykas, žinai. Jinai priejo tipo prie to apsauginio, kuris stovėjo prie durų. Kepalo. Jo, kepalas, sako, ar aš galiu užeit? Sako, what the fuck, tu visą laiką čia vaikštai pirmie atgal, ko tu klausi manęs, tipo, jo, užeit. Ne, čia buvo su kepalu šitas. O jinai priejo, o kepalas maždaug taip sėdėjo, tai vos net, nu, tipo, užtvėrė, žinai, duris ir sako, tu pasitrauk, nu, tipo, tas taip, nu, tu eik, nu, tipo, ko čia nori iš manęs, žinai, aišku. A, ne? O paskui jau, kai kepalas atėjo, perkastas, jo, ir sako, tai davai, nu, tipo, įleis. Sako, tu visą dieną vaikščiai pirmien atgal, ko čia dabar prašaisi? Okay. Ja. Aš net tuo metu nesuvokiau, kad jinai jau yra paversta, žinai. Nu ir žodžiu, ir prasidėjo ta visa huinė, žinai, kas išeina, tas nepareina, tie vampyrai subūrė visą armiją realiai. Bet man prikolas yra taip, juodaodžiai varo su, nu, pagrindė su bliuzu. Jo. Tada tie atsistoja tenais, kai bando įsiprašyti, žinai, pavaro country muzikėlės, tokie visiškai hilbiliai, žinai. Visiškai. Ir aš taip klausau, man toks net krimžas, žinai, po to gerą bliuzą, toks šūdinas. Nu toks... Ir tada vėliau atsiranda airiškas folkas. Kurioje vietoje? Kai jau visi išėjo, ir jie visus pavertė vampyrais, ir aikšteliai, jie tenais šoka ratu ir varo, nu, ten tą airiško šokio yra airiškos dainos, airiška daina, ir tada tu supranti, kad tas vampyras, kuris gyvena ne vieną šimtmetį, tas pagrindinis, jis net nėra jisai yra iš Airijos, nes jisai dar prieš tai, tiksliau, ar prieš tai ir vėliau, kažkaip ten jau, kai buvo atėjęs, bandė įtikinti, kad davai, nu, pasiverskit vampyrais ir jums bus zaibys. Jo. Taip galėsi gyventi, kiek nori. Jo, aš tau panaikinsiu visas problemas, žinai. Jo. Ir jis sako, aš suprantu, ką tu patiri. Nes iš mano tėvo irgi buvo paimta, žinai, ten dalykai. Tais laikais, kaip Airija buvo kolonizuojama Anglijoje, žinai, irgi. Taip prasme, kaip viskas buvo atimama. Jo. Tai vadinasi, jisai turi tą pačią patirtį, tik tai kaip baltaodį, žinai, iš esmės, ir lygiai taip pat kaip... Jo, backgroundas tas pats realiai taip nesvarbu. Jo, tik tai rasė skiriasi, žinai, ir tada tu suvoki, kad tas smaukas, žinai, taip, fuck it. Jo. Bet gal jisai ir gerai sako, žinai. Ir vat man tas patiko, tas momentas, žinai, kad sugebėjo, realiai jisai sugebėjo perkalbėti, jeigu nebūtų jo sulaikę, jis būtų, davai, žinai, varyk. Jo. Bet tas momentas, kai jis nuėjo duotis su savo ta mergina buvusia, ta baltodė, kuri jau buvo tuo metu vampyrė. Steikas. Jo, ir jį irgi, ta prasme, perkardo jam gerklę, žinai. Steikas jos užtiko, žodžiu jį nužudė, ta padla pabėgo. Bet man tai patiko, jis tiesiog išsitraukė, man atrodo, beretos ten ar kas ten. Jo. Suvarė visas iki dugno. What the fuck? Jo, ir jie, žinai, uždarė duris ir jis pamanas tiesiog atsikėlė, žinai, kaip vampyras. Ir beldžia į tas duris iš kitos pusės, žinai, tipo, išleiskit, what the fuck? Ir tas momentas, kai Steikas toksai, fuck, čia mano brolis, bet čia jis netikras. Smaukas. Jo, smaukas. Ir tas toksai ištisas tos dvejonės, žinai, aš kaip ir myliu, bet čia tikriausiai ne jis. Ir dar tas, jie dar iki galo netiki ir nesupranta, kas čia vyksta. Jie dar neįsiaiškina, bet jie supranta, kad čia jau kažkokia huinė vyksta. Bet ten visgi tavo brolis, žinai, šneka. Ir toks labai didelė dvejonė šitoj vietoj. Iki tol, kol jie suprato, tai yra ta moteris ir smauko. Ten buvo, kaip suprantu, ten buvo jo žmona. Arba moteris. Moteris, su kuria jis turėjo vaiką. Turėjo vaiką ir jisai žuvo. Kažkas dėl kažko mirėjo. Jo, tai vat. Jinai ten su tais visais žolelių dalykais, jo ten būdų, jinai sako. Iš principo ragana, žinai. Jo, nu, tipo, tokia pakankamai modern ragana. Ir jinai pasakė, čia, žinai, yra vampyrai. Tiesą sakant, kai aš nesimenu, kas ten labai spiriojasi valgyti tą česnaką. Tai ta kita juodaodė.
Jo, ta kokia Perlina. Jo, aš galvojau, kad jinai iš tiesų... Vampyrė. Jo. Bet kai rado tą čiūvą, kuris guli ir tipo, blėt, vampyrą, žinai, reikia išvaryti. Ir tada jau tipo aiškinamas, o ten bičas smigęs tiesiog buvo. Jo, ir sudužęs tiesiog vyno butelį, žinai, ir toks, shit. Tai žodžiu, visą tą huinę praeina, žinai, ten pasidarė... Aš noriu biškai, žinai, praskipinti, nes čia toks... Labai ilgai kalbėsime. Jo, čia labai ilgai šnekėsime apie tą patį, tai žodžiu... Galų gale buvo skerdynės, nes, tipo, nenori, ką tu, gyvensi toj lempivėj, žinai, tai buvo skerdynės, jo, žodžiu, įsiskerdė. Bet įsiskerdė tai dėl ko? Dėl to, kad ta azijietė žmona, jinai tiesiog sako, davai, ateikit. Jo, tiksliai. Žinai, užsisterikavo ir sako, tai davai, ateikit. Jie ten, man atrodo, dar biškai prigaslaitino ten kažką, žinai. Jo. Ir tada atsisuka tas pagrindinės ir... Davai. Dabar bus visi, bet jau buvo prieš tai pasidarę pagaliūtų, žinai. Pasiruošę buvo. Česnako paėmė, žinai, visiško ten ką vampyrai, žinai, bijo. Ir prasidėjo tas mirtinos muštynės, žinai. Visiškai išsikapoja visi. Nežinau, kiek čia skipint. Tiesiog kalbam. Jo, žodžiu, išsikapojo, viskas pasibaigė kaip ir pakankamai laimingai, kas kur, žinai. Tas pagrindinis vampyras sudegė, tipo kaip ir visi kiti, nes atėjo aušra, žinai. Liko realiai Smaukas ir koks tokio to bišo vardas, kuris groja labai gražiai. Tai čia tas pusbrolis. Jo. Ir jis Semis. Semis. Jo. Jo, Semis, sorry. Sako, Semi, imtų tačką. Važiuok namo. Semis visas suvarytas, čia karočią prapjauta, žinai, nagais pradrėksta, visas suvarytas varo, o jo tipo tėvas yra preacheris. Varo pas tėvuką į mišes, nes prižadėjo iš prie tos dienos, kad sako, tai aš iki rytinių mišių dar spėsiu atvaryti, žinai. Ir aš galvoju, blėt, o tai kom tas Smaukas lieka čia? O jis pasirodo nedurnas yra. Jisai žinojo, kad tas bičas, iš kurio jis nusipirko lempivę, kad jisai jam pasakė, man atrodo. Vampyrai pasakė. Jo, kad jis yra pagrindinis to Kuklux klano, kuris jau realiai neegzistavo tuo metu, bet jie vis dar tokį... Bet buvo. Jo, foreshadowing, žinai, darė, žinai. Kad jis tam priklauso ir jisai suprato, kad jie čiųjų atvažiuos ryte ir tiesiog visus jos išžudė, žinai, visus juodaodžius. Nes aš galvoju, kam jis tos, blėt, ginklus renka, tos su tai, žinai, aš nesim papašagalas. Tommy Gunas tenai. Tommy Gunas, jo. Tommy Gunais ten pasiėmęs. Ir atvaro visi tie, žinai, baltaodžiai. Ir tiesą sakant, mano širdis norėjo šitos scenos. Aha. Man labai reikėjo šito ta. Bet jis taip kietai atrodė, ten žiauri, žinai, priekį rodo. Eini į priekį, tokia visiškai brutali jėga ir tiesiog kala visus išėlė, žinai. Bet man labiausiai patiko, kai jau jį pašovė. Jo. Kai jis iššalė, tu matai, kad jisai taip sujuda, nes matosi, kad jisai karo užgrūdintas karys yra. Jisai nebijo gavęs kulką, tipo, ne, kraujas, ne, jisai juda toliau. Ai, nu tu... Dar yra jėgų ir tipo važiuoja toliau. Visiškai taip, brutali tokia jėga, žinai, į priekį. Bet man buvo labai fainas perėjimas. Nu, į jo mirtis. Jo. Kaip jisai pradėjo matyti savo tą Enę ta vizija, su vaiku. Ir tada jis tą sako, gerai, cigaretę, žinai, užgesino. Tada, man atrodo, nušovė tą galutinai. Jo. Suvarpina. Kaip prietį. Man patiko, žinai. Jis tada kažką, sako, aš turiu pinigų. Kur? Ką tu čia? Kur? Su tais pinigais savo. Nu. Bet suvarė ten, aš nežinau, blema, suvarpė visą. Visą. Grinai rėtis buvo. Ir iškeliavo. Ir va tas toks fainas užbaigimas. Bet hebra, nežinau, ar jūs jau matėt, ar praleidot. Jeigu dar nematėt, bet klausot, neišeikit iki tol, kol filmas nesibaigė iki pat galo. Iki pat galo, bet nebūtinai iki paskutinės scenos. Nors ir, tarsi, pačiam filmo gale irgi dar yra scena. Pačiam, ja. Po kreditų? Po visų kreditų dar yra. Ten tiesiog Semės atsisėlęs dar graina bažnyčiai. Okei. Graži daina, žinai, bet ten tiesiog toks. Netada nieko, tiesiog, okei. Bet kas yra po pagrindinių titrų, tai yra po pagrindinių pavardžių, tai yra labai svarbi scena, kuri trunka gal dar 4 ar 5 minutės, tai yra dalis filmo. Tai apie ją gal ir pašnekėkim tada. Ir dar, ir pabaigiam galbūt. Jo, tai aš gal pasidalinsiu iš savo pusės, aš šiaip esu žmogus, kur aš pamatau pirmas titrų raidės ir aš tipo atsistoju ir pyzinu greičiau. Tiesiog, laiką taupom, žinai, viską. Ir aš jau atsistojau, užsimečiau švarką ir kaip tik buvo ten 3 titrai ir tada, žinai, su gitara groja elektrinė. Ir aš toks, man patinka gitaros.
pizdu atsisėsiu, žinai, gal paklausysiu, blema, gražiai groja, žinai. Ir klausiau, žiūriu, tai čia dar nesibaigė filmas, žinai, Taip. dar yra ta scena. Tai dabar apie tą sceną. Tai toj scenai pasirodo paaiškėja, kad Smokas nenužudė Steko, savo brolio, vampyro. Jo, jis liko gyvas. Paliko jį gyvą. Ir ta baltaodė, kurią vaidina Hailey Steinfeld, pasižiūrėjęs vardą, nes čia užknisas. Aš irgi neatsimenu jau. Merė, jie išgyveno tą naktį. Taip. Ir jie tiesiog gyveno toliau. Ir praktiškai iki pat Semio mirties, jau ten nebedaug gyvenimo jam likę. Ja, jisai tapo po šią metų gal ten kažkas tokio. Jisai tapo, šiam 90 kažkelinti. Jis tapo labai žinomu garsiu atlikėju. Ir jau ten prieš galeką maždaug ateina dar pasveikinti ir dar kartą išgirsti grojant tikrą gitarą. Ta gitara, kuri, tipo... Su kuria realiai vos pradėjo. Jo. Ir tu, žinai, jie ateina į tą bariuką. Tie du vampyrai. Tai yra Merė ir Stekas. Stekas, jo. Jie ateina ir jie, ta prasme, žinai, kur tipo jie apsirengia ne vampyriškai, nes taip, vampyrą tu visada kitaip įsivaizduoji. Ja. Jie tiesiog apsirengia tuo metu madom. Pop kultūros mada, žinai, taip pat hip-hopas tuo metu ėjo į madą ir jie tokie, žinai, ateina. Ir jie tiesiog šneka, žinai, sakom, aš prisižadėjau, žinai, tipo Smokui, kad aš tipo tavęs leisiu tau gyventi savo gyvenimą. Davė gitarą, sako, prašau, pagrok man taip, kaip grojo anksčiau. Pagrojo, išėjo, atsveikino, išėjo. Tokia labai įdomi iš tiesų scena. Bet toks užbaigimas veikėjų. Bet labai graži, labai graži. Tipo, nes buvo palikę tokį tarpą, kai buvo tos kurvinos muštynės tam klubelį jų vadinamam. Stekas ir Smokas buvo susijęmi dviese. Ir taip ir nebuvo aišku. Bet tu galėjai pagalvoti, kad jisai nužudė, tipo viskas. Nes jisai ten su basliu buvo prie širdies. Jo, ir taip ir nebuvo aišku, ar jį nužudė, ar ne. Tai pasirodo ne. Tai žodžiu, išaiškina šitą ir dar taip gražiai užbaigė filmą. Nors ir taip jisai užsibaigė gražiai, užsibaigė to standartiniu būdu, nes pradžia, susijungia su pabaiga. Pradžioje yra parodoma ten 5 minutės, žodžiu, scena, tada katas ir 1 dieną prieš. Ir realiai visas filmas eina apie 1 dieną. Taip. Jie per 1 dieną surinko visą hebrą, jie per 1 dieną ten sutvarkė tą lempivę. Patvarkė vampyrus, tada... Patvarkė vampyrus, žodžiu. Tai šiaip labai buvo ilgas... Labai buvo šiaip ilgas toksai pirmas aktas, gal sakyti, kol jie surinkinėjo viską. Bet man buvo labai įdomus. Man tas, vėlgi, tas laikmatis, aš suprantu, kad socialiai įmantis buvo labai negeras, labai baisus laikmatis, ta prasme, rasių susipriešinimas ir panašiai, bet pats tas faktas, kad tiesiog viskas buvo kitaip, žinai. Taip. Viskas buvo paprasčiau. Paėmė, nusipirko, padarė, nupiešė ten kažką. Ir viskas buvo zaibys, žinai. Kažkaip man visada yra toksai, aš romantizuoju šitus laikotarpius, nors suprantu, kad socialiai ir apskritai buvo labai sunku gyventi. Gal juodaodžiam biškį sunkiau negu baltaodžiam, bet visiems buvo tikrai pakankamai sunku. Neatsimenu, ko aš nuėjau. Dėl epilogo. Tiesiog dėl pirmo akto gal labiau sakykim, kad šiaip keista, kad visas filmas tiesiog yra 1 diena. Taip. Dažniausiai mes nesame įpratę... kad taip ilgai būtų akcentuojama į 1 dieną. Ir neužtruko. Ne, man labai greit praėjo tas filmas, nors jisai 2 valandos 17 minučių, bet... Šiaip pati pradžia buvo biškai gąsdinanti. Nes realiai mes turim 4 ar 3 jumpscare'us ir jie visi yra vienoj scenai realiai. 3 buvo pačioj pradžioj ir ta gyvatė dar, blėt, man išgąsdino. Ja. Bet vėl foreshadowingas į šetoną. Jo, labai geras toksai momentas, žinai, kur tipo, pradaro ten gyvatė ir, žinai, tipo, šita mašina yra skirta tam, kad mes darytumėm dabar šitą vakarėlį. Ir ta gyvatė, žodžiu, patys suprantat. Tai Ryanas Coogler šiaip padarė aфиgeną filmą, nueikit pasižiūrėkit tikrai, kol rodo kinos, nes labai reikia pajausti visą tą atmosferą kine, labai gerai buvo. Dar tik vienas dalykas, ką tikrai noriu paminėti, tai Milesas Katinas, tas pagrindinis berniukas, kuris Semį vaidina. Jo. Jisai niekad gyvenime nevaidinęs. Ne? Jo pirmas vaidmuo ir jisai aфиgeną darbą padarė ir dar dainavo su tokiu žemu, tokiu balsu, žinai, toks labai geras. Tai labai nice. O tas pabaigoje, tas, kur, tipo, jau jisai senas, ten tas, bliuzo atlikėjas. Tai jis tikras bliuzo atlikėjas. Nice.
Buddy Guy, man atrodo, taip vadinasi. Paklausykit, labai gera muzika. Ok, Tai, nu ką, ačiū, kad žiūrėjot. Būtinai pasižiūrėkit, Hebra. Tikrai labai labai stipriai rekomenduojam, ką sako ir mūsų kanalo pavadinimas. Šitą filmą tikrai labai rekomenduoju pasižiūrėti. Jo. Nemanau, kad visiems patiks, bet šiaip imant, tai tikrai labai puikus filmas ir vertas 5 iš 5 arba 10 iš 10. Tai ką. Tai va tiek. Ačiū už dar vieną jūsų praleistą 1,5 ar beveik 2 valandas. Mums tikrai labai smagu visą laiką pašnekėti. Mums labai smagu, kad jūs komentuojat. Komentuokit, laikinkit, šerinkit, dalinkitės. Žodžiu, viską. Kitą savaitę. Ir kitai laidai pasirinksim greičiausiai Thunderboltai bus ir kažkas dar. Tai. Jo, tai susimatysim, gerbimieji. Ir jeigu dar kas nematėte, pasižiūrėkit praeitą laidą su Minecraftu ir su Electric State. Taip. Iki. Viso geriausio.